taigi čia pažiūrėk kaip gilu, taigi čia mirt, kaip tokiam dalykui pasiruošti, sako, kablė, tu parą bėgai, tai man lygiai taip pat atrodo. Aš galvoju, jo. 24 valandas bėgai 200 kilometrų. Kiek ilgai džiaugiaisi tuo? Kaip žmogui, kuriam ne visai veikia patarimai, mindfulness visi tie, turiu save valdyti, negalvot labai toli į priekį, nes kiekvieno dalyko pačiam gale yra beprasmybė. Kas yra tau prasmė gyvenime? Susilaužiau koją ir grįžom namo. Istorijos pabaiga. Ja. Baimės. Kokiu baimę tu turėjai? Ir kaip tau sekėsi su jom susitvarkyti? Kas nors terapeutas pasakytų, kad čia yra dangstymas, savo atsakymo neradimas ir ramybei su savimi nesusiturėjimas kažkoks, su kuo aš turbūt sutikčiau. Šie socialiniai tinklai ir socialinių tinklų agentūra tikrai nebuvo naujiena tokiu metu. Nusijuokė iš tikrųjų, nes irgi galvoju, come on, kur dar yra tam vietos? Pats, keli mėnesiai jau ir ofisas yra, jau ir žmonės ateina. Tai čia captiono pradžia ir buvo, ar? Ja. Geras. Naujas startas, nebūtinai kiekvienam jis turi būti, kaip gal mano pavyzdys buvo, toks visko metimo ir vos ne iš naujo susilipdymo. Jisai žavingas, jis to pačiu ir baisus, aš šiuo metu esu nesėkmėj. Nežinau, kaip iš jos išlipti, palinkėkit man sėkmės, einu paverkt. Nepamatysi turbūt tokių įrašų, tokios komunikacijos. Tai mano gal toks netikėtas šiaip šito atveju patarimas yra, kad... Labas. Vienoje rankoje sėkminga socialinių tinklų agentūra, kurioje dirba virš 30 žmonių ir marketingo mokymų platforma. Kitoje protu nesuvokiami sporto pasiekimai. Nubėgti 240 km vos per 24 valandas. Ir visa tai telpa į vieną žmogų. Agentūros įkūrėją ir vadovą, vieną sekamiausių žmonių Lietuvoje socialinėme tinkle LinkedIn, ultrabėgiką Karolį Rimkų. Kas slypi už šių pasiekimų? Drąsa, motyvacija, ryžtas, knygos, meilė, o galbūt pašaukimas. Šiame pokalbėje išgirsi ne vieną atsakymą. Su Karoliu Rimkum leidomės į tokias temas kaip žmogaus integralumas, prasmės paieškos, verslo vystymo kelias, baimių ir vienatvės poreikis, kaip spręsti sunkius etapus. O tik mūsų laidos rėmėjams prieinamą Contribui Special pokalbio dalį kviečiu išgirsti tuos, kurie dar tik svarsto, ar šiuo metu jau vysto savo nuosavą verslą. Konkretūs Karolio patarimai tokiamis temomis kaip komunikacijos formulė, kam skirti socialiniai tinklai, verslo knygų rekomendacijos, neįtikėtinai vertingi. Jei dar nesi mūsų rėmėjas, kviečiu susipažinti su visomis vertėmis, kurias gausi prisijungęs. Jas rasi contribui.com/pin. Jūsų parama mums yra be galo svarbi. Pradėsim vos už kelių akimirkų, tik prieš tai dar noriu padėkoti Audiotekai, mūsų pagrindiniam rėmėjui, partneriui, draugui. Neturiu laiko knygai? Audioteka misija – grąžinti knygą į mūsų užimtą gyvenimą. Audio knygų gali klausyti vairuojant, sportuojant, vaikštant, tvarkant namus ir darant kitus proto neįtraukiančius darbus. Beje, Audioteka prenumeratos kataloge jau virš 500 leidinių, o pirmas 14 dienų prenumeratą gali naudoti visiškai nemokamai. Kas žino, gal naujus metus pasitiksi su nauju įpročiu. O dabar leidžiamės į pokalbį. Kviečiu geriau pažinti įkvepiantį žmogų Karolį Rimkų. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Karoli, aš pasakysiu iš pradžių, kodėl aš tave pasikviečiau čia. Labai įdomu. Aha, nes, žinai, tu esi vienintelis žmogus, kurį aš seku LinkedIne. Kaip ir teoriškai seku daug, bet iš tikrųjų aš LinkedIn nelabai naudoju, prisipažinsiu, nors tu komunikuoji būtent, nežinau, ar išskirtinai, bet daugiausiai tikrai LinkedIn. Ir aš LinkedIn įsijungiu vien dėl to, kad pažiūrėti, ką Karolis naujo parašė. No pressure. Tiesiog, man labai yra įdomu tavęs skaityti ir aš viena vertus žaviuosi tuo, kaip tu rašai, nes pats mėgstu rašyti ir žaviuosi tuo, ką tu darai, kokiam temam tu kalbi, reklama man yra įdomu, bet yra ir kita pusė viso to, man tu esi labai ir įdomus ir sektinas toks pavyzdys kaip žmogus, kur stebi, ir aš dabar šiaip klausau vienos labai mane giliai palietusios audio knygos, kur net iš tikrųjų galvoju, aš pradžių pasiklausysiu ir taip, ir numesiu. Bet pradėjau klausyti ir mes ją audiotekui išleidom, dėl to net keista, kad aš ją klausiau tik po to, kai jinai pasirodė audiotekui. Jinai vadinasi Pilnatvė, yra Martos Beck audio knyga, ir ten tai kalba iš esmės apie integralumą. Ir aš taip galvojau tą knygą klausydamas, koks žmogus
man yra toks integralumo pavyzdys ir man tu buvai pirmas žmogus, kuris iškilo į galvą. Žinai, galvoju, Karolis yra tas žmogus, kuris kaip kalba, man atrodo, taip ir gyvena. Žinai. Ir nebūtinai taip yra tiesa, čia tikrai nėra, kad dažnai, nes aš suprantu, kad kai tu pasigilini ir dėl to aš tave čia ir turiu, supranti, viena vertus, tai kokia yra kaina to tokio gyvenimo, žinai, kita vertus, atsiranda ir niuansų, žinai, kažkokių ir tu supranti, kad buvo ilgas kelias galbūt iki to einamas ir galbūt ne visada 100% taip yra, žinai, visko pasitaiko ir taip toliau. Tai aš tiesiog noriu tave šiek tiek pažinti, nelabai gerai dar pažįstu ir suprasti geriau, žinai, kas tave skatina daryti tokius crazy dalykus, žinai, kaip sugalvoti 24 valandas bėgti ir siekti kažkokio rezultato tame, arba išeiti iš darbų 8 mėnesiam, žinai, ir kažkur keliauti su šeima. Tai visi šitie dalykai man įdomus. O pradėti noriu nuo vieno klausimo. Kas tau dabar yra toks, žinai, dalykas, kuris, nežinau, ar neduoda ramybės, ar nuolat sukasi galvoje, ar tu turi kažkokią tai vieną temą, galbūt vieną prioritetą, apie kurį tu daugiausiai laiko praleidi galvodamas? Iš karto giliai. Bet iš tikrųjų yra. Ir galvoju, kaip į vienu tokiu paprastesniu gal sakiniu pasakyti. Ir kol kas nesugalvoju, kaip paprastai tai pasakyti. Tai pabandysiu daugiau žodžių. Minėjai vieną, žinai, tokį net frazę, kokia yra kaina to viso, žinai, įvairaus galbūt gyvenimo ar įvairių tokių dalykų darimo, suderinimo. Būtų, žinai, man įdomu paklausti, kas atrodo, žinai, kad tokio iš šono, kas sudaro tokį įspūdį, kad tai nėra kažkoks įprastas galbūt gyvenimo būdas, bet visame tame, visose dalykuose, kuriuose darau ir jų tokiam junginį, toks egzistencinis šiaip didžiausias man yra klausimas. Galbūt atrodytų kažkaip net banaliai skambėtų prasmės tokios paieškos, bet mano turbūt toks didžiausias iššūkis, kaip žmogui, kuriam ne visai veikia patarimai, mindfulness, visi tie būti šią akimirką, džiaugtis dabartimi, nežiūrėti atgal, nežiūrėti tuo pačiu ir į priekį ir būti tik tai čia ir dabar. Nes bet kokį dalyką darant, turiu save valdyti, negalvot labai toli į priekį, nes kiekvieno dalyko pačiam gale yra beprasmybė. Man taip atrodo. Tarkim, bėgimas, ne? Vieną iš dalykų, kurį paminėjai. Bėgi, ne? Išeinu bėgioti 6 kartus per savaitę. Taip jau stengiuosi griežtai. Dabar bandau dar pajungti ir šiaip bendrą kūno fitnessą, kad gal rezultatų kažkokiu geresniu būtų. Čia be visų kitų atrodo dar tokių veiklų. Ir tą kartais būna sunku suderinti. Ir tada pagalvoju, gerai, tai aš pabėgiosiu, tada truputėlį būsiu gal greitesnis. Tada gal šiek tiek geresnis rezultatas bus kažkokia tai siekia. Tai ką? Tai ką aš tada, nubėgsiu truputį greičiau. Sau pasiplosiu per petį. Pasidžiaugsiu. Sau kartais pasakau, kad darau dalykus kai kuriuos dėl to, kad ateityje tarsi galėčiau prisiminti praeityje, kokius dalykus padariau ir būtų, gal tai yra toks įdomus gyvenimo įsiprasminimas. Susikurti, žiūrėti tarsi iš biografo akių, kuris senatvėj aprašinėja viską, ką tu darai, kad pačiam būtų įdomu skaityti tą knygą. Bet tada pagalvoju, bet aš tada viską darau dėl to, kad ateities perspektyvoje žiūrėsiu ir džiaugsiuosi, kad tai padariau. Bet ar šią sekundę, kai aš kažko galbūt nespėjau padaryti, kai norėtųsi kažkokius kitus dalykus daryti. Ir tie kiti dalykai gali būti labai labai paprasti. Grįžti namo ir nieko nebeveikti. Ir tiesiog ramiai pabūt. Bet kad ir šiandien, vėl tą patį bėgimą, aš jo dar nepasidariau. Ir aš jau galvoju į priekį, kad per šią savaitę matau kliuvinius savaitgalį išbėgimams kelis. Šiandien labai netinkamos oro sąlygos tą daryti. Aš greičiausiai grįšiu namo apie vakare tikrai, po 8. Rytoj anksti vėl yra planų. Ne viską spėjau šiandien pasidaryti.
bet kažkur man reiks tą įterpti. Ir tokios net ir mintis prasisuka prieš išvažiuojant, kad gal reikia susikrauti aprangą ir po kirpyklos, į kurią eisiu, jie turi pakankamai erdvų tualetą, kuriame galėčiau galbūt persirengti, tada pabėgioti čia pat vietoj, nes čia geriau truputėlį bus, geresnės oro sąlygos senamiestėje, bus pravalyti keliai ir čia tą pasidarysiu ir tada grįžčiau namo, tada nusimaudysiu galbūt dar ir galvoju, ką aš jau darau, aš jau planuoju tokias smulkmenas tam, kad užsidėčiau varnelę, kad tos 6 dienos, kurias pasuponavo treneris, bet aš tuo labai tikiu, nes iš tikrųjų padeda palaikyti tą bendrą fitness ir nepamest, kad tai įvyktų. Bet aš ne visai gal to noriu dabar, bet ko tada aš iš tikrųjų noriu dabar. Nes aš to noriu iš savo perspektyvos ateities, žiūrėdamas į dabar. Aš noriu, kad būčiau tai padaręs. Man tos 6 dienos, čia vėlgi tą patį pavyzdį bėgimo įmant, aš jas galiu išsidėlioti. Dažniausiai būna plane, tarkim, kurį bėgimo turiu, dažniausiai būna pirmadienis poilsiai. Niekada pas mane nebūna pirmadienis poilsiai, nes aš žinau, kad jeigu aš pirmadienį pasidarysiu poilsį, tai per likusias 6 dienas aš kiekvieną dieną turėsiu. Ir man ta viena diena yra kaip toks, saldainis, kurį aš bandau pasilikti kokiai nors dienai, kai jau nebesigaus man kaip to padaryti. Ir tada gaunasi, bet tokių pats savo prisigalvoju visokių dalykų. Ir čia tik sakau, tik viena vienintelė kategorija bėgimo. Ir kiekvienoje kitoje kategorijoje irgi yra tokių prisigalvojimų, kuriuos susidedu į priekį ir pats savo atrodo išsikeliu kažkokius lūkesčius. Ir jie nėra perfekcionistiniai iš tikrųjų. Čia neseniai kažkaip pagalvoju apie tos paprastus terminus perfekcionizmo, kur žmonės sako, aš jeigu darau, tai tik tai labai gerai turi padaryti. Man nėra tikrai visada būtina viską labai labai gerai padaryti, bet aš suprantu, kad jie yra maksimalistiniai daugelis. Kad jeigu jau kažką pasiemu, tai jau darysiu. Jau taip darysiu ir važiuosiu, kiek man tas dalykas eausiai gausis. Ir tas eausiai gali būti ilgiausiai, sėkmingiausiai, nežinau, rezultatyviausiai kažkokios tai perspektyvos. Ir kartais pamastau, kad norėtųsi galbūt tuo mato vienetu nesivadovaut, bet kai nesivadovauju, aš tada motyvacijos nesugebu kažkaip gal savo atrasti, tuos dalykus daryti. Ir gaunasi, kad pats save tokį iš abiejų pusių tempiu. Į vieną pusę tempiu sulėtėk, džiaukis šią akimirką, pabandyk kokią nors meditaciją. Iš kitos pusės, kodėl dabar? Ar tikrai labai aš džiaugsiuosi dabar padaręs tą meditaciją? Aš žinau, kad aš labiau džiaugsiuosi išėjęs pabėgiot, kaip pavyzdys. Tai toks galbūt labai toks ištęstinis per gyvenimą einantis visą apimantis dalykas yra susikalbėjimas su savim, išmokimas suprast, ko pats nori. Nes kartais atrodo, kad savo kažkurio metu sugalvoju dalykus ir nebūtinai vėliau jau jaučiu, kad juos galbūt noriu daryti. Čia jeigu dar perinant iš kitos kategorijos, kaip pabėgimo pavyzdys, tai turėjau ilgą gyvenime pavyzdį muzikos. Tai pradėjau kurt muziką, didžėjaut ir tą dariau ganėtinai ilgą laiką, taip 10 metų kokių. Ir toks jau lūžio taškas buvo kažkurioje vietoje, kur ir geriausiai sekėsi, ir daugiausiai džiaugsmo iš to patyriau, ir labiausiai atsipalaidavęs jaučiausi, kur retrospektyvai žiūriu, kad dabar aš ten tokių kūrinių gal nedaryčiau. Jie man ten, nežinau, ar paviršutiniškai atrodo, ar kažkokie neišdirbti iki galo. Tai atsipalaidavęs tarsi buvau. Ir tuo metu ir kvietėsi kitur, ir pats, kur ten pasisiūlai, pasako, kad gerai ateik. Ir džiaugsmo to yra, ir norisi eiti, pradėti kažkur tai grot 3 ryto. Neskamba kaip didelė problema. Ir galiausiai truputį mažiau kažkaip viskas ėjo, tiek laiko gal neatsirasdavo, tiek galbūt iš to sekė ir tai, kad nelabai daug progų būdavo kažkur pasėti ar dar ką. Ir tik po tikrai nemažai metų, praėjus nuo to galbūt piko, supratau, kad tai turbūt eina iš to, kad aš tiesiog pats save iš nugaros stumiu, bet nieks manęs ten nestumia. Ir toks dirstelėjimas į veidrodį, kaip juokingai pats savo atrodau, eidamas į priekį, kur lošiuosi tiesiog atgal, bet vis tiek kažkaip tai stumiu. Ir tada nei pačiam baisiai smagu, nei kitiem kam nors labai įdomu. Ir gavosi tas tada natūralus į dar vieną tavo paminėtą dalyką, suvedant išvykimas keliauti į užsienį, kaip ir priverstinai sustabdė šitą veiklą,
bent jau tam tikram laikotarpiu atrodo, ir po to tiesiog jau nebeatnaujinau. Nes jau atrodo, kad tada jau po tiek sustabdymo viskas taip žemai nuvažiavo, kad net ir pats nejaučiau problemos nebetęst, nes tada jau vėl iš pašaknų reiktų save kelt. Jau taip stumdamas savęs nebepakelsiu, nes jau gulėjau ant žemės. Tai toks išsamus atsakymas gal. Jo, bet tai yra labai, labai įdomus klausimas. Ir aš kažkaip iš tikrųjų, stebėdamas tave ir iš tikrųjų žiūrėdamas net ir keletą ankstesnių pokalbių su tavimi įsivaizdavau, kad pas tave kaip tik nėra, žinai, to tokio orientavimuose į kažkokį tai tikslą. Kad tu labiau mėgaujasi procesu ir man net įdomu buvo iš to, kad tu pavyzdžiui apie bėgimą pasakoji, lygindamas su meditacija. Kaip iš tikrųjų yra, žinai, ar bėgimo procesas tau teikia tą tokį, žinai, džiaugsmo ir momento, buvimo šitam momente jausmą, ar tai yra labiau, padarysiu, bėgu tai, nes, žinai, turiu kažkokį tai didžiulį tikslą ateityje. Taip, iš tikrųjų dabar pagalvojau, kad tą pavyzdį, kurį pateikiau, jisai buvo gal iš tos pusės, kad galėčiau atskleisti savo challenge, bet tai nereiškia, kad kiekvienas išėjimas į lauką prasibėgti yra, toksai savęs prisivertimas didžiulis. Turbūt kokius, nežinau, 7 iš 8 kartų tikrai norisi. Ir tikrai jau taip, tiesiog noriu. Jaučiu ir per kūną patį, kad faina būtų dabar tai padaryti. Ir nuotykio pojūtis tikrai didelis yra, bėgiojant kažkur norisi vis kokią nors ten naują gatvelę įsukti, ar kažkaip naujai prabėgti, ar nuvažiuoti toliau ir nuo ten pradėti ir grįžti. Ir iš tikrųjų procesu mėgavimasis net ir didesnis yra, nes pavyzdžiui, tokiam sporte, kurį pasirinkau, tai tas ištvermės bėgimas, bet jau net ne maratoninis, o jau ten 100 kilometrų. Tai tuo metu keli klausimus savo, kam tą darai, nes iš tikrųjų nėra visiškai jokio jau malonumo ten po keletos valandų. Jau yra visiškai tiesiog savęs vertimas pats stipriausias turbūt tai padaryti ir tai pabaigti. Bet tada po to vėlgi džiaugiesi tai padaręs. O iki tol tiesiog tai yra sudėliotas planas, pagal kurį treniruojasi ir būna smagu. Bet kartas nuo karto būna dienos, kai tikrai sunku spėti. Tai jo. O tas džiaugimasis tau, tarkim, įveikia, ar ne, 24 valandas bėgai 200 kilometrų. Kiek ilgai džiaugiaisi tuo? Gal kokią savaitę? Nežinau, ar čia ilgai. Šiaip gan ilgai dar. Gan ilgai? Aišku, skirtingo lygio tas džiaugsmas gal buvo, jis paskui jau toks kitoks. Ten ir nuotrauką kokią pasižiūri ir papasakoji dar kažkam papildomai, kas kokių kitų klausimų tavęs paklausė. Bet jo, kurį laiką taip visai yra, jo labiau, kad iškart po to nešoki vėl bėgiot, nes nelabai dar fiziškai įmanoma, tai lieka tiesiog džiaugtis tuo gal padarytų dalykų. Bet gan greitai vėl jau ateina toksai, kad, gerai, jau tai įvyko, vėl perinam į tą mėgavimosi iki kol tai padarysiu fazę. Geras, aš labai, aš esu kitoks visai žmogus. Šia prasme, man toks yra visada, aš turiu mėgautis tuo procesu. Ir net, tarkim, tas pats bėgimas, turbūt mano gyvenime taip prilipo tik dėl to, kad aš tai galėjau derinti su audio knygom. Man tai yra toks, kur 2 viename. Jeigu aš neturiu motivacijos bėgti, aš žinau, kad yra įdomi knyga, kuri laukia ir aš net kaip tik dažnai bėgdavau, jeigu labai įdomios knygos klausau, aš bėgdavau tais pačiais takais, kad man nereikėtų galvoti, kur bėgti, kad aš subėgčiau ten savo 10 ar 5 kilometrus. Tai man net įdomu suprasti, kaip veikia, smegenis žmogaus, kuris yra orientuotas netgi labiau į rezultatą negu į procesą. Nes man bent jau labai dažnai tas būna, kad aš pasiekiu kažkokį rezultatą. Ir man tai ilgai, labai greit iš tikrųjų išblėsta ir taip niekada nesuteikia tas pasiekimas rezultato tokio džiaugsmo, kokio aš tikėjausi. Tai dėl to mano atveju, jeigu aš, turiu bėgti 6 dienas per savaitę ir man neišeina 2 iš jų išbėgti, aš kaip ir taip ganėtinai lengvai priimu, nes suprantu, kad aš kitais dalykais, kiti turbūt svarbesni dalykai man suteikia tą pasitenkinimo jausmą. Turbūt kiekvienas savaip galbūt žiūrim, aš matau džiaugsmą ir tame bandyme siekti ir šiek tiek ir pačiame procese. Tik sakau, kartais tas procesas persipina su tuo, kad ar aš tai darau dėl to, kad aš dabar noriu to daryti, ar aš tai darau dėl pačio tikslo. Ne visada motyvacija galbūt ten pat kabo.
Tai dėl to kartais būna sunku, kartais būna tiesiog, čia mano hobis, man tai yra smagu. Ir tas yra tiesa, bent jau konkrečiai apie bėgimą, nežinau kaip pačiam, bet yra priklausomybė jau kažkokia. Man atrodo, net ir tyrimuose rodo, kad tie, kas, gal čia ir su visais sportais, tie, kas sportuoja ir tada nesportuoja kažkokį laiko tarpą, jiem jau pradeda blogai jaustis tiesiog. Man tas atskirties taškas yra kažkur 2,5 paros, kad jeigu tiek laiko neišeina to padaryti, tai jau kūnas, jau tiesiog visas, jau ieškai progų, galvoja taip toliau, nes atrodo net norisi. Jau prašosi pats kūnas ir tada išbėga ir tada toks, paleidimas kažkokios energijos, kuri gal prisikaupia. Aš dabar turiu labai daug prisikaupę šitos energijos, nes kaip aš vis dar sakau neseniai, bet iš tikrųjų jau prieš metus man gimė vaikas ir žinai, buvo toks gan ilgas laikas ir iki šiol dar labai blogo miego laikas ir dėl to aš vis negrįžtu į bėgimą, tai jau metai yra, kaip aš nebebėgioju. Ir suprantu, kaip ir kad tai etapas, bet jau man yra ta riba, kur iš tikrųjų biškai sunku grįžti. Bet aš galvoju, gal šitos temos labai reikia neplėtoti, nes mes labai užsikalbėsim apie bėgimą. Man, žinai, įdomiau yra iš tikrųjų ta pirminė tema, kur mes į bėgimą išbėgam tik tai kaip į pavyzdį. Tiesiog įdomu, kaip tau sekasi atrasti atsakymą į tą prasmės, kuris man šiaip visiškai nebanalus klausimas yra. Kaip, ką tu jau galbūt atradai, ieškodamas atsakymą iš tą klausimą, kas yra tau prasmė gyvenime? Nepasakyčiau, kad labai daug ką atradau. Atradau gal kol kas dar tokių įrankių ir priminimų kažkokių savo, arba, gal labiau įrankiai, sakyčiau, kai jau per daug užsimastau apie tuos dalykus. Vienas iš įrankių yra pagalvoti apie kitus, nes kai galvoju apie prasmę, labai sulendi kažkaip į save ir bandai atkapstyti savyje tą atsakymą. Ir karts nuo karto tiesiog topteli mintis, kad gal aš galiu ką nors gero padaryti, gal galiu kam nors kokią, kad ir žinutę parašyti, tiesiog steptelt ir savo prioritetus patraukti šoną ir kam nors kokį nors dalykėlį padaryti gerą, gražų žestą. Norėtųsi daug daugiau to daryti ir stengiuosi kažkaip ir save net ir draugais apsupti, kurie to daro daug daugiau negu aš pats. Ir tada ir jiems skoloju to pačiu jaučiuosi ir tada norisi jiems kažką tai gero irgi padaryti ir toks, mokaisi tarsi kažkiek iš kitų. Tai čia turbūt toks vienas visai dalykas, kitas, kuriuo pasinaudoju, tai yra tiesiog užsimt kuo nors, nes man atrodo, kai niekuo neužsimi, tada daugiausiai tos mintys kažkaip tai ir pareina. Tai pavyzdžiui, šitos mintys apie bėgiojimą, tokį iš tos perspektyvos, kad kokia to viso, sakykime, prasmė, ateina kalbantis, kai mes, pavyzdžiui, kalbamės apie tą visą prasmę ir, žinai, gali tada pradėti kapstyti galbūt save, kas visai įdomu, galbūt kažką tai naujo užčiuopi ir iš to paskui atsispirsi, bet kartais per daug apie tai užsimaščius, geriau tiesiog apsirengti, išeit, pradėti bėgioti ir ta kažkaip mintis nuplaukia į šoną. Bet nežinau, gal kas nors terapeutas pasakytų, kad čia yra dangstymas, savo atsakymo neradimas ir ramybei su savimi nesusiturėjimas kažkoks, su kuo aš turbūt sutikčiau, bet dar turiu kažkiek gyvenimo tą savo atsakyti. O tu esi terapijai? Vaikščias į terapiją? Jo, esu. Konkrečiai, tarp kitko, būtent dėl šito klausimo. Okay. Ir vis dar eini, ar tai jau buvo? Ne, jau buvo toks kaip ir etapas, kur jaučiausi gal tuo metu, kad radau atsakymą, bet iš tikrųjų gal radau labiau būdą su savim kalbėtis. Nemanau, kad, man bent jau pasirodė, kad nėra kažkokio teisingo atsakymo šitą klausimą į tą visos prasmės. Vėlgi nežinau, kiek čia norisi gal įsukti šitą temą, bet taip teoriškai aš įsivaizduočiau, kad prasmė yra sukuriama tavo kažkam kitam, o savo tu gali tik tikslus susigalvoti. Puodelis gali turėti prasmę iš mano perspektyvos, nes, tarkim, aš jį sukūriau. Tai jo prasmė yra talpinti skystį, kurį gersiu. Bet pats savo puodelis gali, nežinau, tikslą tik tai nebent kokį nors susigalvoti. Tai lygiai taip pat aš pats savo galiu nebent tikslą susigalvoti. O prasmės, jeigu netikiu, kad mane kažkas aukštesnio yra sukūręs, tai turbūt taip niekada ir neatrasiu. Tai vienintelis tada būdas yra grįžti į dabar
Ir, nu, ir vat, per tuos pasikalbėjimus su savimi, kurie anksčiau trukdavo gal labai ilgai, ir tas, nu, diskusija, kurią savo užvedu, rutuliodavosi per dienų dienas, dabar kartais pavyksta paturėti tokių, nu, greitesnių su savim pokalbių, kur užklumpa galbūt tokios visos mintys, bet gan greitai savo pavyksta atsakyti kai kurios klausimus, jau lab, kad juos jau esu atsakęs, ir ištraukti tuos atsakymus ir savo pasikartoti, nu, kaip ir, arba įrankius panaudot, kuriuos paminėjau, ir tada kažkaip tai ramiau. Ar tu tiki, kad mus kažkas aukštesnio sukūrė? Ne. Ne. Nėra apskritai to tikėjimo, kad yra kažkokia tai aukštesnė jėga? Wow, tikrai čia įdomia kryptimi, nežinok, aš tai netikiu. Manau, kaip agnostikų save gal laikyčiau, kur gal, ta prasme, niekada negali įrodyti kažko neegzistavimo, tai, bet renkiesi labiau tikėti egzistavimu arba labiau neegzistavimu, tai aš prie labiau neegzistavimo esu. Okay. Nu, man gal taip yra sunkiau tikėti prie neegzistavimo, nes tada tas prasmės klausimas žymiai sudėtingesnis tampa. Visiškai sutinku, manau viską išspręstų religingumas, man bent jau, jeigu sugebėčiau tuo tikėti. Jo, bet čia, žinai, irgi labai dažnai, man atrodo, šitoje vietoje žmonės gali, nežinau, čia turbūt kaip kam atrodys, bet kad, nu, žinai, nepaslysti tarp religingumo ir bendrai tikėjimo. Nes man atrodo, tai yra skirtingi dalykai ir aš, nu, savęs šiaip gal nelaikau religingu, bet aš esu tikintis žmogus, tikintis kažkokia aukštesnė jėga, žinai, aš to niekada neįvardijau konkrečiai, ar ten, žinai, ar Dievas, ar ten, aš nesuvaikščiantis į bažnyčią, bet man tiesiog yra, nu, lengviau galbūt, žinai, keliauti per gyvenimą, tikint, nu, kad aš turiu vis tiek kažkokį, nu, apie ką aš šiaip dažnai kalbu, apie tą tokį, nu, pašaukimą ir man, nu, aš turiu tai kaip jausmą, žinai, nu, kuris mane veda, sako, nu, tiesiog, jeigu aš einu ten, kur aš jaučiu tą tokį vedimo jausmą kažkokį, man yra žymiai lengviau, tada, žinai, viskas dėliojasi palankiai, o jeigu aš kaip ir, nu, pradedu klaidžiot kažkokiais, tai, nu, koridoriais, kur man nereikia, aš tiesiog jaučiu, kaip viskas, nu, viduje. Ir labai paprastai jaučiu, žinai, ne metafiziškai, tiesiog mano kūnas pradeda tam priešintis, tai gal dėl to, bet aš čia, žinai, nenorėdamas įteikti tau tokios tiesos. Aš puikiai suprantu, tai labai norėčiau turėti įgūdį tikėjimu pakeisti savo kryptį, nu, tik kažkuo galėt imti ir tikėti kažkuo. Bet kadangi vėl tas, nu, tikrai ima daugiau viršų racionalus protas, savo kažkaip labai greitai ta mintis nueina į šoną. Okay. Papasakok truputėlį apie kelionę. Manau, kad daugam tai yra turbūt svajonių dalykai, žinai, sugalvoti, išeiti iš darbo. Kur tuo metu tu dirbai? Bitei dirbau. Okay. Tiesiog išėjai ir nusprendėjai keliauti. Norėčiau pasakyti, kad nusprendžiau. Gal labiau sekiau žmonos sprendimu, kuri labai pajuto norą, poreikį, gal tam vidinį pašaukimą, kaip sakai. Tai pasakė apie savo šitą idėją ir parą pagalvojęs, kažkaip tai pagalvojau, kad čia skamba iš tikrųjų gerai. Ir nors ir baisu buvo, tikrai, nu, visom prasmėm. Gal dabar tai atrodo toks įprastesnis dalykas, mes tą darėm 2017 metais, kai dar tikrai tas nuotolinis darbas ar ilgas šiaip keliavimas, tas nomadic lifestyle, toks netiek dar populiarus galbūt buvo. Gal net, sakyčiau, tai parodo tas, kad aš kai grįžau, pasikalbėjau su Login konferencijos organizatoriais, kad, nu, visai įdomi, sako, tema būtų, kad papasakotum, kaip gavosi keliauti tiek laiko ir dar tuo pačiu pradėt kažkokius darbus tai daryti, tenais daryti. Tai dabar įsivaizduoju, kad tokia tema, nu, nelabai ką nustebintų, turbūt nemažai to yra pavyzdžių. Tam pačiam LinkedIn'e skaitant, atrodo, kad neretas išbando kažkokią tokią kryptį. Nu, bet vėlgi, čia toks iškreiptas vaizdas, žinai, nes kur skaitai, tą ir matai. Tai gerai, tai vis tiek papasakok apie pačią kelionę. Tu minėjai, kad buvo daug baimių. Pakalbėkime apie tai, nes aš tai manau, kad gal šiek tiek tas vaizdas yra iškreiptas. Dėl to aš noriu apie tai kalbėti, nes aš matau, kad žmonės taip daro, bet tai nėra vis tiek dar dauguma. Dar daug kas, nu, pririša save netgi prie samdomo darbo ir jiems sunku įsivaizduoti tą tokį darbą, kai tu gali keliauti ir derintis, tai ypatingai, sakykim, su dabar esam darbo, aišku,
COVID'as tikrai turėjo tą šiek tiek pakeisti, bet nemanau, kad taip smarkiai, kad žmonės įsivaizduotų, kad jie gali 8 mėnesius, žinai, pavyzdžiui, atsitraukti. Tai jo, tai galiu papasakoti taip principas, kas čia įvyko iš viso. Tai mes su žmona nusprendėm, kad norim keliauti kažkur apie kalėdinį laikotarpį ir turėjom apie 7-8 mėnesius taip apsisprendimui pilnai tam susidaryti, sužinoti, kad kada jau išvarysim. Tai ir metų laikas truputėlį diktavo, ne šiaip, kad nusistatėm tokį laikotarpį. Ir mintis buvo, kad mes vyksim, kur yra saugu, šilta ir pigu, tai yra į Pietryčių Aziją. Ir yra pramintų daug kelių, kitų žmonių, kurie tokias idėjas sugalvoja. Ir planas buvo toks, kad bent 2,5, 3,5 gal kokius mėnesių iškeliauti. Ir žiūrėti toliau, kaip viskas gausis. Tai bilietas į vieną pusę, nežinia per kiek ten šalių prajudėsim. Planą turėjom kokiom pirmom keliom savaitėm. Ir kažkaip taip vis tęsiasi. Gavosi kažkiek nuotoliniu būdu ir man susigalvoti savo veiklų. Ir tos veiklos kažkiek įplaukų nešė ir gavosi, kad galėjom savo tęsti. Dar truputėlį šitą nuotykį. Tai jisai užsitęsė iki beveik 8 mėnesių. Tai taip pro Pietryčių Aziją visą prakeliavom, tada ir į tą, nežinau, kokią čia Aziją. Taivaną, Japoniją, Kiniją ir tada paskui atskridom į Ameriką. Los Andželė išsinuomavom mašiną ir pervažiavom iki New Yorko. Ten pas draugus apsistojom, susilaužiau koją ir grįžom namo. Istorijos pabaiga. Ja. Baimės. Kokiu baimę tu turėjai? Ir kaip tau sekėsi su jom susitvarkyti? Mano turbūt didžiausia baimė buvo tokio, kad vėlgi čia toks grįžtant į tą maksimalizmo galbūt dalyką, nebetęst kažko, kas gerai einasi. Nes atrodė, kad kažkokį pagreitį, tarsi karjerą įgavo, naujų dalykų mokiausi, naujų dalykų išbandau, sekasi atrodo visai gerai. Ir dabar aš tarsi pauzę dedu ir nieko visiškai su tuo nedarysiu, kurį laiką. Ir kaip čia bus? Niekas pinigų nemokės tuo metu, eisi visiškai tik tai į minusą. Tai ką su šituo dalyku reiks daryti, kaip susiturėti, tame nežinau, pasipildyti ar kaip psichologiškai netgi jaustis, kai tu žinai, kad tu grįši. Ir tada turėsi trumpą laiką vėl kažkaip tai atsistot ant kojų, gal ne atsistot ant kojų, tiesiog grįžti tą patį galbūt ritmą. Tai vat tas vėlgi žiūrėjimas į priekį vertė bijot. Bijojimo, ką mes ten veiksim, arba ar ten kažkas, nežinau, neįkas mums koks nors, arba ten ligos kokios nepasigausim, ar ten neapvoks mūsų, net minčių tokių kažkaip nebuvo. Bet vat tas baimė labiau buvo, kas bus po to viso tarpo. Tai čia turbūt tokia didžiausia. Kaip tau pavyko su tom baimėm susitvarkyti? Čia turbūt yra, aš noriu prieš to klausimą taip, rimčiau šiek tiek sustoti, dėl to, kad tai man skamba, kaip tos baimės, kurias apskritai žmonės turi, keičiant profesiją, arba padarant pauzę, kad ir mėnesį kažkoje didesnė, tai tų baimių, man atrodo, žmonės turi daug ir jūs nepaisant to vis tiek išvažiavot. Ką tu darai, koks buvo procesas? Procesas buvo toks, kad kai supratau, kad mes keliausim, aš tiesą sakant neatsikračiau tos baimės ir ta tiesiog baimė ėjo kartu su manim ir šiek tiek judino į priekį įgūdžių prasme, susikūrimo galimybių savo, kažką veikti profesinio. Tai mes kai sugalvojom, kad jau keliausim, apsisprendėm, tai aš pamenu, kad labai greit pradėjau imtis visokių idėjų, ką galiu daryti, kaip galima kažkaip prasimanyti pinigų, paprastai tariant, kad tai būtų ir nuotoliniu būdu įmanomas dalykas. Tai ten vieną kitą klientą darbams, kuriuos šiaip darau, tai marketinginiams kažkokiu būdu susiradau, ten per rekomendacijas, per pažintis, bet supratau, kad ne visi jie yra įmanomi, tada dar nuotolinis darbas atrodė, kažkas, ko labai retas daro. Iš vis, kai pagalvoju, vienus mokymus, atrodo, vedžiau prieš COVID-ą, ten kelios savaitės ir jau žmonėm ir tai atrodė, kad labai išskirtinis dalykas čia nuotoliniu būdu vesti, kai mes visi Vilniui esam ir visi, kai kas pas save namuose, kai kas ne. Tai jau tada atrodė čia buvo, o čia dar 3,5 metų atgal.
Tai iš tikrųjų tiesiog su ta baime judėdamas testavau visokius dalykus, online'inius ten, save įsidėti visokias freelancerių sąrašus, kur galbūt galėsi pasiūlyti kokias paslaugas. Su e-shopais pradėjau užsiminėti, kas visai kaip ir gavosi ir iš to ir atsirado toks pasitikėjimas savim. Prieš išvykstant pitch deckus tokius pasidariau jau savęs pristatymo, kokių įgūdžių vos ne galiu, kokių naudų galiu kitiem prekių ženklam atnešti ir pozicionavom save netgi kartu vos ne kaip porą, kad mes keliausim, mes galim pridaryti turinį iš šiltų kraštų, kur Lietuvoje šalta, paprastai tariant. Tada Instagramo stories atsirado kaip formatas rodyti, koks dabar yra gyvenimas ir pagalvojau, kokie čia prekių ženklai galėtų norėt savo produkciją rodyti arba turėti savo kažkokius ambasadorius užsienyje. Tai 40 gal kokių skirtingų brandų, taip prie jų atėjau, su pasiūlymais, papasakojimu, ką galėtumėm mes daryti. Labiau kaip save, bet žinau, kad mes kartu turbūt darysim tas dalykus su žmona. Tai pora iš jų užsikabino ir keliaudami tada jau atsirado tokių darbelių. Tai su e-shopu pavystyti juos, kad ten prekyba truputėlį gautųsi, kiltų bent šiek tiek, kad jaustųsi irgi šiokios tokios įplaukos online'inės. Ir turinio kūrėm keliem brandam, ten padarai, siunti nuotraukas arba pats keli tiesiai. Taip. Ir vis tiek bekeliaujant, kad jau įsivažiavęs ir vėl ta baimė vis tiek jinai buvo visą laiką, kad bet kurią akimirką vienas iš tų 2 klientų, kas yra visai atrodo nesaugus reikalas, gali paimti ir pasakyti, nebereikia. Ir čia jau aš nebeprieisiu, nebeprivažinėsiu pas marketingistus, nebeprisiūlysiu, nes mes esam žiauriai toli. Laiko skirtumas online, dar ne visi ten pratę bendrauti. Tai tada tiesiog galvojau, vėlgi kokių dar paslaugų galiu, ką dar sugebėsiu daryti. Tada pradėjau online'iniu būdu siuntinėti tokias paprastesnių paslaugų paketėlius, gal social media management galėčiau. Tuo pačiu komunikuoti tada ir pradėjau LinkedIn'e aktyviau, pasakodamas, tiesiog ten patarimais dalindamasis, kaip veikia platformos, kadangi pats labai giliai buvau įlindęs į tai ir žinojau ten kiekvieną smulkmeną, kokia tik tai yra, kas veikia, kas neveikia. Ir LinkedInas, galima sakyti, taip ir padėjo gyvenimą apsukti truputį kitą pusę, nes pradžioj dar, kai tada nedaug tikrai buvo komunikuojančių, kas dabar naudojasi LinkedInu, tikrai gali matyti, kad netrūksta ten rašančių, įdomiai, neįdomiai. Kitas klausimas, susikuri tą ratą komunikatorių aplink save ar ne. Bet tada nedaug buvo komunikuojančių tom temam, kuriam aš komunikavau apie kelis socialinius tinklus. Tai gan greitai pradėjo rašyti patys brandai ir sakyti, gal gali pagelbėti, gal gali padėti mums su tai vieniems su turinio kūrimu, tai kitiems su administravimu, tai kitiems reklamas leisti. Tas pradėjo kažkaip suktis. Tada vietoj kai kurių postų pagalvojau, gal ir reikia straipsnius parašyti didesnius ir tai paleidau į portalus. Tada ir iš to ateidavau užklausų. Ir taip bekeliaujant su tom baimėm, kurios truputėlį judino į priekį, tos baimės nesustot karjeroj savo galbūt, atvedė iki to, kad jau būnant kelionėje, jeigu tik būtų galima juridiškai tai buvo padaryti, aš tik be mobilaus parašo išvykau, tai nebuvo galima registrų centre nieko patvirtinti. Smart ID, man atrodo, nebuvo dar tokio dalyko. Tai nebuvo galima užregistruoti juridinio asmens, bet jau realiai toks kaip freelancerių būrys aplinkui buvo, kurie padėdinėjo ir kuruojant darbus iš nuotolio. Tiesiog buvom jau kaip ir agentūra. Ir tada grįžus, bats, keli mėnesiai, jau ir ofisas yra, jau ir žmonės ateina ir tapom agentūra socialinių tinklų. Tai čia captiono pradžia ir buvo, ar ja. Geras, tai žodžiu, nes aš taip galvoju, paklausiu, kaip tave tai pakeitė, žinai, visą šitą kelionę, bet tai čia buvo labai didžiulis pokytis. Jo, visiškai, tai neįvyktų, taip net motyvuojančiai gali gautis, tai nebūtų įvykę, nesusidūrus su tom baimėm. Susidūrus tom baimėm, galvoju, kaip jas spręsti, tai nesigavo išspręsti, kad tiesiog nebijot, paleisti, žiūrėti, kaip viskas gausis, o gavosi, kad norėjosi laikytis kažkiek įsikibus tos geros trajektorijos, kurį judėjo, tiesiog kadangi nebeliko įrankių tokių kaip tiesiog samdomas darbas ir karjera, kurie šiaip yra labai geri įrankiai ir gal ir būtų visai kažkur įdomiai kitur gyvenimas nuvedęs, rinkausi kitus būdus. Ar tu
nebijojai šiaip kurti verslą? Ar tai buvo galbūt kažkokių tavo tikslų sąraše, tu, nežinau, ar esi studijavęs galbūt verslo vadybą ar kažką? Ne, tai buvo toks, kaip ir tu radai save, kad, tu kaip ir jau esi versle, ne? Nes esi apsuptas freelancer ir galvoji, tai kaip tas įforminama. Taip. Tokias kaip idėjos, kad būtent tai daryti, tik tada turbūt ir gimė, kad, norėtųsi tą daryti. Vis tai buvo kažkoks šalia esantis dalykėlis. Taip, daug tikrai, atrodo, galėčiau prigalvoti būdų, kur kažkokiu būdu susigalvoja papildomų pajamų šaltinių. Tai net ir pradedant nuo didžiavimo, tai irgi kažkiek papildomas pajamų šaltinis, nes numoka už grojimus. Jau tada, pavyzdžiui, prieš išvarant į kelionę, jau tiesiog pamyniau savo nusistatymą ir vien dėl to, kad reikėjo staupyti daugiau pinigų, jau ir vestuvės varydavau pagroti. Bet, tai toli gražu čia ne verslas šito dalyko, arba ten tokius maisto paketalus, kaip dabar yra, kur žmonės tiesiog išgeri ir gauni kalorijų, kas yra labai nice dalykas, mėgstu iki šiol, nebuvo Lietuvoje. Tai pradėjau kaip ir importuoti, kur ten paletę atveža ir tada išparduodi čia Lietuvoje kitiems kažkokį tai procentą savo pasilikdamas, bet realiai pradėjau nuo to, kad tiesiog savo norėjau užsisakyti. Paklausiau, gal dar kas norit, labai daug atsirado norinčių. Tai toks trumpas importavimo irgi gavosi versliukas. O šitas taip tikrai pajutau, kad tai bus kažkas kaip jau į verslą panašiau, gal kai supratau, kad jau kažkoks kitas žmogus irgi yra šalia darantis dalykus. Ir čia jau nebe juokas, čia jau tas žmogus irgi skiria savo laiką ir jau paskui jau pilnu etatu. O aš dar ten kažkur Indonezijoje važiuoju ir nepasiekiamas pusę dienos galiu būti. Tai tada jau atsisiunčiau kažkur susirastą Excelį su galimybę paskaičiuoti, pasidėlioti ten verslo planą, išlaidas, pajamas, taip toliau. Pradėjau aktyviai apie tą domėtis, kaip čia nusimatyti viską, prognozes kažkokias dėlioti, jeigu taip pat gerai sektųsi, jeigu vidutiniškiau, jeigu prasčiau eitųsi. Ir taip į Lietuvą atvarant jau buvo aiškus planas, kur reiks judėti, ką daryti, kada ten svetainę pasidaryti, ar reikia ofiso, kiek žmonių, kokių atsakomybių. Ir kažkaip atradau save tame ir supratau, kad didysis džiaugsmas yra vystyme šitų dalykų. Man čia patinka dalyką išvystyti. Yra žmonės, kurie mėgsta labai daug pradėti dalykų. Tikrai visai dažnas toksai, sakyčiau, dalykas, ką pastebiu pa žmonės, kad mėgsta imtis ko nors naujo, kurį laiką padaryti ir tada, galbūt vėl ko nors naujo imtis. Man tikrai visai patinka ir netgi patiktų paimti iš kažkur ir toliau tęsti vystymą kažkokio dalyko, kažką, kas jau bent truputėlį veikia, pažiūrėti, ką jis dar geriau gali padaryti ir vėlgi tas trečio laipsnio būdvardis prieveiksmis, kas čia pasikartojantis pas mane visose istorijose. Tai tas pats gavosi ir su agentūra. Kad nuo mažai, nuo beveik nieko, galvojant, ką galima padaryti, turim dabar 34 kolegas. Bet čia irgi vėl klausimas, ar taip reiktų matuoti sėkmę, bet tiesiog suprantu, kad tai greitai parodys skirtumą nuo vieno žmogaus darbo iki agentūros. Aš noriu nepraleisti dar vieno momento iš to, ką tu pasakoji apie savo kelionę. Man labai kažkaip giliai tas turbūt ir smūgiavo iš dalies, kad kai tu išvažiuodamas ieškojai, klientų, su kuriais galėtum dirbti, tu parašėjai gal 40 brandų ir 2 iš jų atsakė. Iš kur pas tave buvo tiek tokio užsispyrimo? Nes, atvirai, aš save pažinodamas, aš parašyčiau 5, jeigu nei vienas nesureaguoja, aš galvočiau, turiu kažką visiškai kardinaliai keisti. Iš kur pas tave buvo tiek to tokio užsispyrimo ir tikėjimo, turiu dar bandyti, kažkuris vis tiek sureaguos. Aš truputį papildyčiau. 2 dalis. Viena prieš išvažiuojant rašyti, kad aš galiu teikti paslaugas, kita jau išvažiavus. Tai prieš išvažiuojant su tais 40 aš susitikau. Beveik visais. Paskui siūlymai, reiktų atrasti man savo mailus, bet tikrai nepadauginsiu, sakydamas, kad buvo virš 1000. Tokių prisistatymų, kur nieko negauni jokio atsakymą. Tai tiek ten to sunkumo. Mailo nerašai naujo, pasirašai raktažodžius, kuriuos pakeisi, pritaikysi porą šablonų ir siunti. Bet aš visai tikiu, šiaip dalykų gyvenime, kad nemažai kokybinių dalykų pradžioje galima išspręsti per kiekybę.
Tai manęs visiškai nenuliūdina atsakymas ne. Kažkaip tai, nes aš žinau, kad aš dar turiu galimybę labai daug kam susisiekti ir pabandyti. Tai čia tas pats ir su tais 40 įmonių, kuriam rašai. Jeigu kažkaip tikiu, kad šitas dalykas tikrai yra vertingas, ką mes galim padaryti. Išsiųsti savo žmogų į Pietryčių Aziją, kurti turinį bus sunku. Aišku, klausimas, kam to gali reikėti. Niekas gal net nežino, kad jiems to dalyko reikia. Tai mano darbas parodyti, kame tai yra galimybė. Ir su vienu kelionių organizatorium, pavyzdžiui, dirbau. Tai jie gali rodyti apie savo tradicinės kažkokias keliones, traukdami viešbučių nuotraukas, prašydami žmonių, kurie išvyksta į tas poilsinės keliones, bet savo egzotinių krypčių, tai jie jau nepareklamuos įdomiais būdais, rodant iš kažkokios lietuviškos perspektyvos, rodant, kaip lietuviai galbūt reaguotų, bet tai ir yra tas turinys, kuris būtų įdomus. Ir žinau, kad taip, kelionių agentūros čia toks akivaizdus galbūt pasirinkimas užsienį, bet lygiai taip pat bankas vienas paskui buvo klientas, su Monetų kalykla atsimenu, irgi pradžioje dirbom, tada retaileris vienas, e-komercijos prekeivis, dantų pasta, kuriuo aš ten tubelių vežiausi gal 10-15 visų jų produktų. Aišku, viskas išleista, be nieko, paskui reikdavo pripūsti, prieš fotografuojant gražiai, viskas supakuota, kad nesusilamdytų, bet kad ir lengva būtų kupriniai. Bet supranti, kad yra tų galimybių ir yra, kam gali tai būti įdomu. Ir jeigu tiesiog pakankamai kartų pabandysi, gausis. Tai gal vieni žmonės į tai žiūrėtų, kad aš turiu parengti tiesiog neatremiamą idėją ir pasiūlymą ir ateiti pas 1-2 klientus, kur manau, kad tai tobulai suveiks ir jiems tai būtų idealu. Bet man, pavyzdžiui, tai yra daug rizikingesnis prieimo būdas, negu aš parengsiu šiek tiek platesnį, kur ne vienam nebus tai tobulas pasirinkimas, bet labai daugam gal tai bus 8 iš 10 toks pasirinkimas. Ir jau geriau aš tada pasirinksiu labai didelį kiekį įmonių, pas kurias galiu ateiti ir tai pasiūlyti. O tada jau kalbantis su jais, per tą kiekį juos atradus, pasiderinsi ir padarysi, kad tai būtų 10 iš 10. Tai kažkaip visiškai nedemotyvuoja manęs tokie dalykai, nes yra dar labai daug šansų ir būdų pasiekti to, ko norėjai. Gerai, dabar tada grįžkim prie, pakeliaukim vėl į priekį, kai tu pradedi savo veiklą, ir tu minėjai, apie, kad yra daug žmonių, kurie mėgsta pradėti ir turbūt čia startuoliai yra, aš irgi kažkaip suskirstų turbūt žmonės, nes yra vieni, kurie mėgsta atrasti tą nišą, ten greitai paleisti kažką, užaugti ir išeiti anksti. Ir tu esi tas, kuris mėgsta išvystyti ir padaryti geriau. Ne? Kokiais principais tu vadovaujasi? Aš dabar dėl ko to klausiu, nes man atrodo, kad tavo agentūra, aš nesu su jie dirbęs, esu gavęs keletą laiškų su pasiūlymais, bet iš visko, ką aš stebiu viešoje erdvėje, komunikacijų, iš to, kad tu komunikuoji, man atrodo, kad tai yra labai faina agentūra, žinai, ir faina, kaip jinai išaugo ir ganėtinai sparčiai išaugo ir toliau auga. Kokiais principais tu pats vadovaujasi, augindamas visą tai kaip kompanija? Nes man kartais atrodo, žinai, kad tu vos ne visą laiką sėdi LinkedIn'e arba bėgioji, o jie ten visi dirba. Ir kaip jie tenai dirba? Kur tu tame? Būtų gerai, jeigu šita vizija būtų teisinga, kad būtų galima tik tai bėgioti ir sėdėti gal LinkedIn'e. Iš tikrųjų, tai labai tikiu 2 dalykais, bet jie tokie kaip ir priešpriešą. Vienas sakytų, kad turint vieną, kito nereikia. Tai kultūra ir sistemom. Kultūra kaip ir... Geriausias buvo apibrėžimas, kultūra įmonėje reiškia, ką žmonės daro, kai tu nematai. Kaip jie elgsis. Sistema kaip ir reiškia, kad kokia instrukcija vadovausis, kuri jiems yra nurodyta, kaip daryti. Bet yra kažkokia faina intersekcija šitų 2 dalykų, kur gali būti ir kultūros dalis, ir gali būti sistemų kažkiek tai sukurta. Tai gal šiek tiek anksčiau pradėsiu. Kai jau mūsų buvo daugiau negu 100 žmonių, ten 4-5, pradėjau jausti, kad nežinau dalykų, kai kurių tikrai nebesuprantu. Tiesiog iš buhalterijos, iš finansų, iš verslo, iš pozicionavimo, iš ten strategijos, vystymo verslo ir taip toliau. Ir ką dariau, tai atsisukau
į knygas ir tada kaip tik tuo metu, vėlgi žmonos padrasintas ir paskatintas, ėmiausi daug skaityti. Ir ten labai daug sėmiausi žinių ir tiesiog non-stop vien knygas skaitydavo apie dalykus, kurių galbūt jaučiu, kad man truputėlį stinga. Apie vystymą ten verslo, apie pardavimus, apie bendravimą komandai, apie strategijų rengimą, iš visų perspektyvų. Paskui ten atradau tiesiog galimybę klausytis, kaip kitos įmonės vystėsi, kas dabar kaip romaną gali skaityti tokią knygą, kaip nuo pradžios iki galo viskas įvyko. Tai ten daug sėmiausi kažkaip žinių ir galbūt įžvalgų ir ką mačiau per beveik visas knygas, kad tie patarimai jau labai greitai pradeda viršyti tai, ką iš tikrųjų gali dabar pritaikyti. Ir toks kaip ir problema atrodo, bet jeigu skaitai apie labai labai mažas organizacijas, kokią mes ir tuo metu buvom, ir dabar, man atrodo, esam skaitomi labai maža įmonė vis dar, kol nėra 50 žmonių, nes taip traktuojama Lietuvoje. Bet kuriuo atveju supratau, kad aš negausiu kažkokio tokio idealaus varianto, kur truputį daugiau tave paskatina, negu tu dabar moki išmokti. Tai arba gausiu visiškai apie tai, kaip yra dabar, kur skaitai ir galvoji, jo, šitą darom, jo, šitą žinau, savaime suprantama, arba skaitai jau ten apie Apple, kur, jo, fainiai, bet pas jūs ten 100,000 žmonių ir jūs visai kitaip daro dalykus. Tai pradėjau truputėlį galvoti vėlgi iš tokia grįžtanti gyja mūsų pokalbio, iš ateities perspektyvos į dabartį. Ateityje, kaip norėtųsi, kad būčiau daręs dabar. Tarkim, imkim iš žmonių skaičiaus. Mūsų yra 3, sakykim, toks momentas. Tu negali turėti kaip agentūra ir dizainerio, ir tekstų rašytojo, ir reklamos specialisto, ir projektų vadovo, ir dar kažkokio asistuojančio žmogaus, ir dar to, kas užsiema savireklama. Čia tik keletą, tarkim, pozicijų sugalvau. Tai kaip galbūt galima dabar išskaidyti šitas atsakomybės, tam, kad priaugus ir jau supratus, kad kažkas turintis 2 atsakomybės nebegali jų daryti ir tada jau reikia, nebegali gerai daryti, reikia skaidyti į 2. Tai tokį planą susidėlioji tarsi savo į priekį. Ir vizija iš sisteminės galbūt perspektyvos, kokius mums duomenis dabar reikia kaupti, kad suprastumėm, kad mums sekasi, kaip kolegoms nupiešti vaizdą, kokie nusimato artima ateitis, kokios yra tolesnės galimybės, kad ir jie jaustų motivaciją ir kad suprastų, ką jie galės daryti artimiausiu metu, nes tas pojūtis tokio augimo ir kilimo visą laiką buvo, bet tuo pačiu ir neaišku, kur jisai čia ves tas augimas ir kas jiems iš to, kad tas yra augimas. Ir tada galvoju, ką norėtų matyti žmogus, kuris ateitų ir sakytų, čia gerai veikianti institucija, turintis žinias, kaip veikia Apple ir visi kiti ir taip toliau. Ką Apple būtų darę, turėdami tiek žmonių? Čia Apple ir visiškai random pavyzdys, tikrai nebūtent tą turiu omeny. Tai vat, iš to požiūrio norėsiu daryti sistemas visokias ir kaip dabar suprantu, kai atsiranda galimybė pakalbėti su kitais, galbūt vystančiais panašias veiklas, kad labai neblogai sekasi, labai gerų mes tų sistemų viduje turim ir turim duomenų prikaupę, kurių dar net nesugebam analizuoti, kurių žinau, kad nekaupia kitos ne tik agentūros, bet ir šiaip verslai in general. Bet to pačiu paraleliai visame tame norisi turėti ir pamatą tokį, apie ką mes esam. Ir tas kilo iš to, kad galvojau, o jeigu su tais, kaip pokalbio pradžioje kalbėjom, egzistenciniais klausimais, susidurtų mano kolegos irgi. Ir jie keltų savo klausimą, ką aš čia darau? Mes padedam klientams kurti postus socialiniuose tinkluose. So what? Ta prasme, gal aš kitur galiu daryti, gal aš galiu kitokį dalyką daryti, ką man viso to reikia. Ir galvojau, kas galėtų tada šitos dalykus įprasminti. Bet kas yra mums įmanoma? Nes tie, kas įprasminimą per didelį pasidaro, jisai atrodo kažkoks nepasiekiamas, tolimas ir pritemptas. Man atrodo, Spotify'aus kultūra kentėjo kažkurio momentu, kai jie buvo išsikėlę savo kaip tokią viziją įgalinti kūrybiškumą. Kažkas tokio, labai abstraktaus. Kur žmonės daro appsą, kad kiti galėtų klausyti muzikos. O ten yra vizija tokia, kad kiekvieną dieną dirbantis žmogus nežino, kaip prie jos galės prisidėti arba kas iš to.
Tai tada norėjusi sukurti kultūrą ir galvoju, ką mes galim daryti, ką pats savo įgūdžiais galiu daryti, tai rodyti rinkai pavyzdį kažkuriais aspektais. Tai iš to palengva atsirado darbo kultūros aspektas, kurį galim rodyti. Tai tikrai labai anksti pradėjom kalbėti apie faktą, kaip agentūrinis darbas neturėtų būti toks, kokį daugelis įsivaizduoja. Nes tikrai pirmieji ypač darbo pokalbiai buvo tokie, kur žmonės ateina, ypač jeigu kandidatavę kitose agentūrose arba dirbė, ir kaip privalumą sako, savo pateikia, kad aš neskaičiuosiu darbo valandų, tikrai viską atiduodu, tikrai jokių problemų savaitgalį man padirbėti ar dar ką. Ir mes turėjom žmonėms sakyti, kad to tikrai nereiks. Jeigu tu tą darysi, pirmų taikymo ateik ir pasakyk, galvosim, ką daryti, kad tau nereiktų to daryti. Jeigu tada... Ir tai ateina iš kultūros, pavyzdžiui, tai toks kultūrinis dalykas, pas mus, čia toks vienas tik aspektas, pas mus normalios darbo valandos. Kaip tą aspektą atsverti sisteminių dalykų, nes sistemiškai atrodo, mes konkuruojam su agentūrom, tada, kur darbo valandos yra didesnės. Ir vadinasi, jų tie patys žmonės tiesiog dirba daugiau, vadinasi, jie, teoriškai, daugiau gali padaryti. Tai ką mes turim daryti šiuo atveju? Ar mes turim kelt kainas, ar kokybę, ar turim klientų greitesnių tempų prisitraukti, ar juos ilgiau išlaikyti, nežinau, ar papildomų paslaugų kažkokių kiekvienam siūlyti. Per kokį aspektą mes tada galim sistemiškai šitą dalyką tvarkyti. Ir tas pastovus sujunginėjimas kultūros ir sisteminių dalykų, kuriuos įgyvendini versle, man atrodo ir padeda kažkaip viens kitą stumti truputėlį aukštyn. Neužčiau net klausimą pamiršau po šito savo monologo, koks jisai buvo, bet tikiuosi atsakiau į jį. Atsakė, mes tiesiog ir kalbėjom apie tai, kaip, koks yra tavo darbas iš tikrųjų toje visoje agentūroje, žinai, apie ką. Ir tai turbūt didelė dalimi ir yra tos kultūros ir sistemos kūrimas. Ir kaip pati agentūra taip sėkmingai funkcionuoja, kad man iš išorės atrodo, kad tavęs ten nėra, kad jie tiesiog kažkaip patys auga ir turbūt kultūra didelė dalim ir yra tas pamatas, kuris sukuria jiems visą tą veikimo modelį. Ir sistemos, aišku. Geras, labai įdomu šiaip apjungimas kultūros ir sistemų ir aš tikrai irgi sutinku, kad tai kaip ir atrodo, kad vienas kitam prieštaraujantys šiek tiek dalykai, bet labai gerai dera. Gerai, galvoju dabar dėl pačių tų sistemų. Man kažkaip įdomu ir iš tos, nežinai, sistemos man visą laiką skamba kaip doktrinos taisyklės, kažkokios taisyklių rinkinys. Jūs turit kažkaip tai apsirašę, nežinau, kažkokią, nežinau, handbook, tai vadinasi angliškai, nežinau, ar yra pas jūs kažkoks taisyklių rinkinys, pagal kurį jūs patys gyvenat? Jo, tiesą sakant, yra įvairių. Daugelis jų gal yra rekomendacinio pobūdžio tokio, kaip elgtis. Vis tiek tikiesi, kad žmogus pagal common sense kai kurios dalykus darys, suprasdamas, kaip reikia bendrauti, tarkim, projektų vadovai. Bendrauja su klientais, organizuoja komandos darbą viduje. Tikiesi, kad kai kurios dalykus patys žinos, ten etiką, taip toliau, nerašai, kad e-mailus pradėkit labas, užbaikit ten kitaip. Ne iki tokių detalių. Bet kaip vėlgi šitą pavyzdį paėmus, taip pat ir turim dalyką, kurį vadinam projektų vadovų darbo kodekso juokais, kur esam susirašę procesas, kaip visas idealiai turėtų vykti ir kaip turėtumėm jo sekti. Tada jau kiekvienas, aišku, susiderina su savo klientu, kaip jam to tiksliai reikia. Ten dizaineriai turi iki smulkmenišką netgi failų laikymo tvarką, kas atsirado iš to, kad tiesiog kažkurio momentu pasidarė betvarkė šiek tiek. Tai yra tokių sistemų ir tokių apsibrėžimų, kaip manom, kad reiktų daryti, bet ne iki smulkmeniškumo, kad jau sielą išimtų iš to darbo. Man atrodo, čia labai svarbi dalis, nes kai tai tampa... Aš esu dirbęs vieną organizaciją, iš tikrųjų, kurie iš pradžių, aš buvau, nežinau, trečias, man atrodo, žmogus, bet neskaitant 2 vadovų, kuris prisijungė prie tos organizacijos ir iš pradžių tai buvo visiškai atrodo, tu kuri tą organizaciją ir eigoje, nežinau, kai mūsų buvo gal 20, atsirado vienas žmogus, kuris buvo sistemizuojantis ir tai tikrai vienu metu išvirto į tai, kad tu, galvoju, kurį man ten puslapį reikia atsiversti, kad vos ne, žinai, stalčių teisingai atsidaryti ir tai jau tampa blogai iš tikrųjų. Taip, suprantu tikrai, tai stengiamės tiek nenuvažiuoti jau. Bet dabar aš noriu gal biškiai grįžti šiek tiek į pačią pradžią,
kai tu pradėjai, ta prasme, tą visą kurti, nes šiaip galvojant apie laidos žiūrovą ir kas jam aktualu, ir vis tiek tai yra dalis žmonių, kurie galbūt pradėjo, yra dabar ankstyvoje stadijoje savo verslo kūrimo, dalis norėtų galbūt ten atsidurti, bet kaip dažnai labai susiduria su visokiom baimėm. Ir tu irgi iš tikrųjų rinka, kuri, bent man atrodo, kad jau buvo ganėtinai perpildyta. Socialiniai tinklai ir socialinių tinklų agentūra tikrai nebuvo naujiena tokiu metu. Ar tu pats turėjai kažkokių baimių eiti į tą, ar tiesiog dėl to, kad tu jau atradai save tame netyčia, tau nebuvo jau baimės toliau judėti? Aš net kelis dalykus noriu padresuoti, ką sakei, nes buvo vienas susitikimas, kur, kai pasakiau vienam pažįstamui, kad, čia jau tampa kaip ir agentūra, tai būsim socialinių tinklų agentūra, tai, nusijokė iš tikrųjų, nes irgi galvoju, come on, kur dar yra tam vietos. Bet net ir po mūsų atsiradimo, tikrai nemažai suskaičiuočiau dar paskui irgi atsiradusių ir jie irgi turi ką veikti ir dar tikrai turės ir tikrai nesijaučia, kad grūdasi kažkaip tenais ir bando įsiprašyti galimybės kažką daryti. Bet aš tiesą sakant, iš kitos pusės pagalvočiau, man atrodo, mūsų kultūrai jau dabar po truputį didokas gal žmonėm pradeda atsirasti spaudimas daryti kažką savo, atrasti kažkokį tai naują kelią, niekieno nepramintą. Ir kažkaip man labai yra įstrigę vieno buvusio mano vadovo žodžiai, kur tiesiog taip labai trumpai buvo pasakęs, jis, ta prasme, įmonės vadovas. Ir atrodo, jam neturėtų būti tokios mintis, neturėtų taip rezonuoti, bet sakė, geriausias dalykas, jeigu gali nedaryti savo verslo, tai yra nedaryti. Čia iš tos serijos, kur jeigu gali nedaryti, nedaryk. Ir tikrai tegul daro tik tie, kas jau negali be to apsieiti. Yra žiauriai daug privalumų. Tiesiog eiti į darbą ir, nežinau, uždarius kompą gal tiek nesijaudinti dėl viso to, kas bus. Ir už kiek žmonių kasdienybę galbūt esi atsakingas. Ir kažkaip tai gal ta nauja pradžia arba naujas startas, nebūtinai kiekvienam jis turi būti, vien iš to, kad kaip gal mano pavyzdys buvo, toks visko metimo ir vos ne iš naujo susilipdymo. Jisai žavingas, jis to pačiu ir baisus, jis kartais atveda prie sėkmės ir kartais žmonės pabando ir nelabai gal ir kas nors gaunasi, arba gal nenori, arba pabando ir tada nutraukia po kažkiek laiko. Lygiai taip pat yra tikrai ne vienas ir tų pačių agentūrų įkūrėjas ir įkūrėja, kurie pasitraukia šitą dalyką ir kai kurie dėl sveikatos problemų, kurios kyla iš darbo, kuriame yra streso. Ir jis yra stresas gal ne dėl fakto, kad tai yra agentūra marketingo, bet dėl tiesiog buvimo vadovų, buvimo įkūrėjų. Tai tos baimės kartais gal jos nebereikalo ir yra baimės. Baimė yra tam, kad apsaugotų nuo kažko, kas yra pavojinga. Jinai ne šiaip savo kyla, nes tu iš tikrųjų turbūt leidėsi į kažkokį pavojingą dalyką. Ir kartais galima įsivertinti, ar tikrai reikia ją įveikti, ar tas noras perlipti baimę yra toks nepasotinamas, kad tu norėsi pažiūrėti ją į akis, ar gal ta baimė iš tikrųjų kažkiek ir saugo tave kaip žmogų. Nežinau, čia gal ne kiekvienas sutiks su šituo. Gal visiems gali atrodyti, kad visas baimės gyvenime turi įveikti ir viską turi padaryti, bet iš to ir atsiranda paskui spaudimas, kur žmonės nebedrįsta imtis, nebedrįsta pradėti kažko, kad nebūtinai tai turi būti verslas, bet nebedrįsta pradėti hobį naujo, nebedrįsta susipažinti gal su naujais žmonėm, nebedrįsta galiausiai į miestą išeiti ir atsiranda nerimo problemos ir dėl to tokio spaudimo bandyti save, įveikti baimės, brėžti savo kryptį ir daryti vėl viską kitaip ir dar tuo pačiu sėkmingai, nes štai yra pavyzdžiai, kurį žmonės paustinasi ir džiaugiasi tais. Retas paliūdi dėl savo nesėkmių, o net ir nesėkmės pateikia kaip tik tada, kai spėja iš jų pasimokyti. Ir jau retrospektyvai pasakyti, kad kaip aš bandžiau, man nesisekė, štai ko aš išmokau, dabar aš stipresnis. Niekas nesidalina viešai, kad aš šiuo metu esu nesėkmėj. Nežinau, kaip iš jos išlipti. Palinkėkit man sėkmės, einu paverkt. Nepamatysi turbūt tokių įrašų, tokios komunikacijos. Tai mano gal toks netikėtas šiaip šito atveju patarimas yra, kad galbūt įsivertint, kad gal yra racijos toj baimiai. Aš irgi daugybę turiu baimių, kurių esu neįveikęs ir kurios
trukdo gyventi ir aš kartais galvoju, o gal nieko tokio, jeigu aš kažkaip tai jų neveiksiu, gal visiškai normalu yra. Gal nebūtina kiekvienam žingsnėje challenge'int save gyvenime. Nes paskui iš tų challenge'inimų, aš nežinau, kūnas turbūt priveda prie noro būti apatijai, kur grįžti vakarą namo ir kas prie teliko, kas prie PlayStation'o, kas prie Netflix'o, kas ten su šuniuku, kas su vaikais, tiesiog sėdi ir nieko nebenori daugiau daryti. Vien dėl to, kad jau per daug tų challenge'ų gyvenime. Nu gal, aišku, tai iš tavęs nėra netikėta girdėti, nes pas tave challenge, tu turiu omeny, kuriuos tu pats save atvedai, iš tikrųjų yra tokių didžiulių. Man vien, žinai, jau kalbant apie tą bėgimo tavo iššūkį, kur aš taip tikrai karts nuo karto grįžtu prie to ir galvoju, man tai yra protų nesuvokima, 24 valandas bėgti. Bet šiaip man patinka tavo išsakyta mintis dėl to, ar tikrai reikia pradėti. Aš turbūt kaip pagalvoju apie audiotekus visą pradžią, aš niekada, ilgą laiką apie tai negalvojau kaip apie verslą, kad aš čia kažką pradedu verslą, aš nelabai turėjau baimę, nes neturėjau ko bijoti, neturėjau kažkokio vizijos, kurią aš sugriaučiau, kad aš sukursiu didžiulį verslą. Man tiesiog aš realiai sprendžiau problemą. Nėra lietuviško audio knygų Lietuvoje. Ir jų iš kažkur, tiesiog žmonės man rašo dėl to, kad aš turiu tinklaraštį apie audio knygas. Aš sako, tai kur tu gauni audio knygų? Sakau, va yra, Audibles. Jie sako, bet čia anglų kalba. Sakau, tai o ką? Ir jie sako, nesuprantam. Taip, bet čia tas, man atrodo, ir yra. Tas yra tiesiog natūralus kažkoks atėjimas į kitų dalykų. Tu kai kur gali išrauti su šaknim save ir įsodinti kitą vietą ir tikėtis, kad pridyksi. Bet kaip ir tavo šitas pavyzdys rodo, kad tai nebūtinai yra intencija kažkokia ir kartais tiesiog pats save pagauni. Lygiai taip pat kaip aš save pagavau agentūrai, kad dirbu, pats to nesuprasdamas. Tas pats su bėgimu pavyzdys. Kodėl pradėjau bėgioti? Nebuvo kažkokio momento, kad išsikeliu tikslą ir dabar aš turiu treniruotis, kol aš nubėgsiu parą be sustojimo. Tai vienas hobis perėjo į kitą. Kažkaip po truputėlį einasi ir taip nebuvo kažkokio nusistatymo, kad šitą reikia padaryti. Reikia įkurti savo verslą ir užauginti jį kažkaip. Tai net nežinau, tai gal čia toks gaunasi, kad toks bandymas gal kartais tokiai diskusijai pritempt savo patirtį prie to, kad kažkam čia ryžausi, drąsiai įveikiau kažkokią baimę. Iš tikrųjų, ne, su tą baimę toliau gyveni, kažką truputėlį bandai daryti joje, ją savo numalšint, arba tiesiog bandai dalykus for fun, kaip pabėgiojimas, jie sumuojasi ir galiausiai prisisumuoja iki kažko, kas kitam papasakoja ir skamba labai netikėtai. Ir tada pagalvoji, gal tikrai čia kažkas tokio yra. Mums buvo atvejais, mes dabar keliavom po Ameriką su žmona ir buvom, pamiršau kokioje valstijai, bet ten toks kanjonas, ne didysis kanjonas, kitas kanjonas, jie ten gyvą galą jų turi, ten prekybos centras prie kanjono, žodžiu, tos gamtos tausot tiek atrodo jam nebūtina, bet labai didelis. Ir tiltas didžiulis yra, atvažiavam tą tiltą pažiūrėti ir žiūriu šalia kalnas kažkoks, pasižiūrėjau, tas kalniukas toks žmogaus padarytas. Pasirodo tą kalną, 7 kažkelintais susipylė žmogus, Evil Knievel, toks amerikietis buvo, kuris su motociklu įveikinėdavo visokius keistus dalykus. Jis susipylė kalną, prisistatė raketas prie motociklo ir važiavo ir perskrido, pusiau pervažiavo per tą kanjoną, ten parašiutą paskui nuleisdamas. Ir aš ten apšalęs, sakau, tu įsivaizduoji tokį kalną, taigi čia pažiūrėk kaip gilu, taigi čia mirt. Kaip tokiam dalykui pasiruošti, sako, kablė, tu parą bėgai, tai man lygiai taip pat atrodo. Aš galvoju, gal kažkam taip atrodo. O man atrodo vienas, po žingsnelį prie to prieini tiesiog. Tai turbūt jisai irgi nesugalvoja tiesiog kanjoną peršokti. Jis pirmą ten pas save kieme peršoko, ką nors su motociklu. Jo, labai geras pavyzdys. Papasakok įdomų modelį, vis tiek tu šiaip prašėjai, dalinaisi savo patirtimi šito bėgimo. Gal gali gyvai papasakoti, ką reiškia bėgti parą? Reiškia patirti daug fizinės kančios ir gebėti joje būti. Manau, čia pagrindinis turbūt dalykas. Tai gerai, kaip atrodo visas procesas? Pasiruošimas, treniruotės, jos nėra tokios jau nesuvokiamas ar kažkokios neįtikėtinos. Taip, yra žmonės, kurie treniruojasi ir subėgioja po 300 km per savaitę.
bet vienas toks žmogus, kuris pas mus taip daro, turi pasaulio rekordą paros bėgimo, tai tie galbūt nebūtina. Mano ten jau top treniruotės būdavo, kad per savaitę 130 km nubėgu. Tai gaunasi išsidalinus, beveik 20 km per dieną, bet vis tiek būna 3-4 dienos, kur bėgi 12-14 galbūt km per dieną. Kas, aišku, tai irgi daug, kam kas gal visai nebėgioja, bet jau jeigu bėgioja truputėlį, tai gal neskamba jau toks didelis kiekis. Ir kelios dienos, kur bėgi po didelį atstumą, vieną dieną po kitos iš karto. Tai tarkim, vieną dieną 35, kitą dieną 30 km. Ir sumoje gaunasi kaip ir 70 per vieną parą. Jeigu vieną kartą vakare dar nubėgi, kitą ryte. Tai taip po truputėlį save pratini, o galiausiai varžybos būtent paros bėgimo buvo taip, kad Vingio parko stadione, ne pačiam stadione tenais, bet tiesiog tarp miškų Vingio parko, buvo trasa, 800 su trupučiu metrų. Ir tu ateini, pasistatai, jeigu nori, aš norėjau savo palapinę, tai tokia ne palapinė, pavėsinė, 3 ant 3 metrų, kaip kaziuko mugėj prekiavę. Pasistatai stalą, pasidedi tenais maistą, gėrimus, ko norėsi. Gali turėti palaikymo komandą, jeigu nori. Norėjau ir su draugais suderinom ten etapus, kas kažkiek valandų, vieni kitus pakeičia draugai, kad jiem nenusibostų ten stoviniuoti. Man atrodo, kad jiem nusibos, bet visi, kas būna, sako, kad atrodo įtempta, ten ruošiesi, žiūri, kiti irgi prabėga, žiūri, ką kiti ten valgo, kaip kiti jaučiasi, skaičiuoji, kaip čia Karoliui sekasi, bet vis tiek ten po 3 kelias valandas pabūna, vienas kitą keičia ir startas 12 val. Dienos, aš bėgu ratais. Ir tiesiog varžybų tikslas kuo daugiau nubėgti per 24 valandas. Tai prasideda šeštadienio 12 dienos, baigėsi sekmadienį 12 dienos. Tu, jeigu nori, galėt miegot. Vienas buvo dalyvis, kuris gan ramiai bėgo, tada visiškai pilnai 7 su trupučiu valandas išsimiegojo, jis palapinę pasistatė tikrą palapinę. Palapinę, čiužinį prisipūtė, kempingą pasidarė, tarsi labiau festivalį gal priminė, nes muzika dar groja garsiai ten, tai išsimiegojo, žmogus pavalgė ir tęsė kitą dieną. Čia, aišku, niekiek nesumenkinu jo pastangų, nes tai yra vis tiek žiauriai sunku. Man, pavyzdžiui, dar sunkiau atrodo pamiegoti ir tas tom kojom vėl bandyti išjudėti. Aš rinkaus nemiegoti nieko, nes norėjusi geresnio rezultato savo pačiam. Tai prabėgi ratą, pagalvoji, ar nori gert valgyt, jeigu ne, bėgi toliau. Kas kažkiek ratų, paprašai draugų, kad tau ką nors įduotų. Tarkim, vandens skysčio, kaip vandens stengiuosi mažiau gerti, nes tai gaunasi, kad pildai save skysčių, kuris nieko kito neduoda, tik vandens, bet jeigu sultis gertum, tu gauni ir vandens, ir cukraus. O cukraus reikia visai nemažai, paskui reikia ir skaidulų kažkokių, kad būtų skrandžiui ką veikti, tai ir maisto rimtesnio, ir reikia elektrolitų, tai visokių mineralų, kuriuos praranda kūnas, tai juos gali gerti elektrolitų gėrimais arba tabletėm, kas man patogiausia tiesiog atrodė. Ir suki ratus, palaikai tempą. Aš stengiausi kuo mažiau sustot, vis tiek gavosi pakankamai nemažai, tai per parą visi sustojimai susidėjo į kažkur 1,5 valandą gal net. Man atrodo labai daug, man atrodo, bet iš tikrųjų tai tu pirmas 3-4 valandas iš vis nei sekundės nestaptelėjau, paskui jau staptelį ten, kadangi buvo labai labai karšta, tai ten apsipilt vandeniu, persimaut gal kepurėlę kokią. Naktį, kai jau pasidaro sunku, jau kažkaip ir norisi ilgiau parimoti, pastoviniuoti truputėlį ir persirengti reikia ir kartais galvoju, gal užkasiu dabar čia sustojęs pas draugus palaikymo palapiniai ir paskui bėgdamas ramiai tiesiog bėgsiu. Bet iššūkiai prasideda, kaip kam, man psichologiniai iššūkiai prasidėjo nuo kokio 60-70 km, kai jau yra labai sunku, bet supranti, kad dar labai daug liko. Ir tada atrodo, gal dar ne taip per vėlų yra sustot. Toks, gal, kam aš tai darau, gal užteks. Aš tikrai, jeigu tai progresyviai taip pat sunkės, neįsivaizduoju, kur tai gali nuvesti, nes jau dabar labai sunku, jau ten pirštai nuspausti, jau raumenis visus skauda, jau skrandis negaluoja, atrodo, jau per karštą. Bet tada perlipau tą barjerą. Kažkaip man visada būdavo ties 60 km, kiek tokių atstumų esu bėgęs. Ir tuomet naktį kažkur nuo tos visos karštos dienos visi mes ten tose varžybose pradėjom vemt. Aš net galvoju iš pradžių, gal vanduo ten kas nors buvo blogas, nes ėjom pildytis iš vandens ten esančio to viešo atsigerimo šaltinio, kaip ten jį pavadinus.
Bet ne, tai turbūt buvo tiesiog dėl to, kad labai karšta, blogai mityba gal kažkaip susireguliavom daugelis ir nemažai kas pasitraukė, ten apsivėmė, o aš pagalvojau tuo metu, kai pamačiau, kad ir kiti traukėsi ir pats ką tik apsivėmiau, man kažkaip motivacija kaip tik sukilo, kad tai gal aš ten nepasitrauksiu, nes čia jau pasitraukė varžybų lyderis, tada žiūriu staiga ir kitas, kuris ten sublyderis tikrai laisvai antrą vietą. Žodžiu, pasaulio rekordą pasiekė žmogus ir trečią geriausią pasaulio rezultatą pasiekė žmogus, pasitraukė ir aš tada galvoju, gal atsiranda čia šansas. Mano šansas, jo, ir pradėjau skaičiuoti, kad wow, yra šansų 4, gal net 3 vietą, nes nėra tiek jau daug dalyvių, nėra, kad viso pasaulio čia geriausia suvažiavo, čia ne pasaulio čempionatas, koks kad ten vyktų. Tai tada toliau risnojau, atsirado kažkaip ir naujų jėgų, po to dar kartą apsivėmiau, tada pavalgiau, tada dar kartą apsivėmiau, toks daug kažkaip vėmimo. Ir turbūt šitoje laidoje dažniausiai būsiu pasakęs žodį vėmimas per visas laidas sujungus ever, bet buvo tokia labiausiai trukdanti kūno stichija galbūt, labiau negu šiaip fizinis kažkoks nuovargis. Nu ir bėgi ten, man visai stebina, tikiuosi niekada nebus, kaip kitiem ten galva labai svaigsta, ar ten sąmonė praranda, ir kiti būna haliucinacija, sako, mato kažkokias. Mačiau vieną išvedinėjo visiškai sviruojantį tokį, bet aš tikiu, kad čia yra dėl karščio dieną buvusią. Aš specialiai dėl to vasarą visą, kai eidavau bėgioti, jeigu tik galėdavau, pasistengdavau ten per pietų pertrauką, pavyzdžiui, išeit pabėgioti. Jeigu tik virš plus 30, tai stengiuosi tom dienom patį ilgiausią bėgimą padaryti, tiesiog, kad pripratint save prie to irgi karščio. Ir, bėgiojau, valgiau, gėriau skysčių, jau kitą dieną pradėjo aušti rytas ir tada paskaičiavau, kad atkrito pakankamai žmonių ir pakankamai aš pats palaikiau tempą, kad panašu, jog čia pirma vieta gali šviestis, jeigu toliau tai palaikysiu. Tai tas labiau tada motivavo. Tai supratau, kad galiu pasidaryti netgi savo, negana to, kad pirma vieta būtų, dar ir antrą tikslą, kurį turėjau. Tai Lietuvos lengvosios atletikos federacija turi tokį kaip meistrystės titulus dar duodamus. Tai tu gali tapti kandidatu į sporto meistru ir tarptautiniu sporto meistru, jeigu tam tikrose rungtyse pasieki tam tikrus rezultatus. Tai tarkim, kas maratono rezultatus įsivaizduoja, tarptautiniam sporto meistrui, bet dabar aš bijau sumeluoti, maratoną reikia prabėgti greičiau negu per 2 valandas kažkeliolika minučių. Tai keliolika žmonių Lietuvoje visais laikais iš vis yra padarę tokį, čia vyrų kategorija. O 24 valandų rungtį reikėjo daugiau negu 238 berods kilometrus nubėgti ir aš pažiūrėjau, kad visai įmanomas šitas dalykas. Tai dar tada truputėlį paspaudžiau ant to, kad tas gautųsi ir taip pat labai netikėtai nutiko, kad pirmas gyvenime tokio formato 24 valandų bėgimo varžybos, nes iki šiol aš prisigalvodavau pats savo nuotykių tarp miestų bėgioti ir iš karto kažkaip ir su prizinė vieta, nors, čia toks sąlyginis dalykas, nes reikia džiaugtis, aišku, bet atrodo, kad tai nėra kažkoks visų geriausių žmonių čempionatas ir tada tu tarp jų pirmą vietą. Tiesiog visų, kas just so happens dalyvavo šitam renginį, prizinė vieta. Bet vis tiek labai smagu. Ir tuo pačiu tas normatyvo įvykdymas, kur tas titulas yra tiesiog motivacinis, bet šiaip žinot, kad pirmų savo bandymų turėt 4 Lietuvoje rezultatą geriausią, yra faina. Tai vat, tokia visa ir patirtis buvo. Ir tada po to mes irgi verta kaip disclaimerį pateikti, kad nėra, kad grįžti namo ir toliau laisvai leidi dieną, tai pirmą dieną beveik neatsistojau, antrą dieną jau vaikščiau, trečią dieną jau visai normaliai vaikščiau, bet bėgiot normaliai galėjau po 2 savaičių tik tais, nes tiesiog, kojas dabar kaip kojas taip kaip sukeičiau, aš nebūčiau galėjęs per pirmą savaitę tokio dalyko padaryti, tikrai. Į lovą tai buvo, kad visiškai įsikeli save, paskui jau taip, net neužčiaimi, nes čia koks dar raumuo įstems, bet, pasidedi koją ir pasėdi. Ten į ofisą važiavau, man atrodo, gal po kokios 5 gal tik tais dienų, bet irgi važiuodamas turėjau labai palaikyti atstumą nuo automobilių, nes prieš tai po kito bėgimo
buvau nepagalvojęs apie šitą dalyką, kad jeigu greitai automobilis stabdys, aš turėsiu greitai, nežinau, kiek čia kamera matosi, greitai atlenkti pėdą ir permesti ant stabdžio. Ir tiesiog traumą, atrodo, pasidariau aš per tą atlenkimą, rėkiau mašiną, tai supratau, kad aš galiu judinti koją per sulenkimą niekaip, tai šitas raumuo jau atsigavinėjo, tai aš galiu kaip, nežinau, kaip pėdas neturėdamas junginėti pedalus. Tai bet po porą savaičių jau viskas buvo normaliau, širdis dar stipriai mušė bėgiojant, tai taip nelabai kokybiškas bėgimas buvo, bet jau galėjau grįžti daugmaž į formą. Ir po kokio mėnesio su pusę jau atrodė, lyg nebuvo viso to. Ir poros nagų tuo pačiu nebuvo. Nuo batų. Tai... Man po maratoną, atsimenu, irgi tas pats yra buvę. Po maratoną? Nu tai jeigu po 40 km KM2, tai... Ir aš padariau tokią, atrodo, smulkę, bet nedovanotiną klaidą pasirodo, kai sako, per maratoną nieko nekeisko, aš pakeičiau kojines ir jos man truputį per smarkiai. Ne. Ai, prieš tai. Nu, tiesiog treniravausi visą laiką su kitomis ir vienas naujas nusipirkau savo maratono bėgimui ir jos man tiesiog per smarkiai suspaudė. Čia tikrai rizika ir aš galvoju, kad pavyzdžiui pasaulio čempionatas šito sporto dabar sukeliavo labai daug Europos ir pasaulio čempionatas vyksta Taipėjui, Taivane. Tai, ten maisto pasirinkimas bus turbūt visai kitoks. Aha. Ir čia jau gali ir surizikuoti ir truputėlį skranduką savo nustebinti. Tai, jo, o tu turi norą ten kažkur dar kitur sudalyvauti tokiuose rungtynėse? Jo, būtų labai smagu, jeigu turėtų progą kažkaip atstovauti Lietuvą. Tokiam didesnę savo gyvenimo dalį buvusiam nesportišku negu sportišku būtų gan netikėta taip padaryti. Tiesiog toks faina. Kiek tau metų dabar yra? 34. Ok. Ne šiaip tikrai. Sekundėlę. Įdomu, kad neįsivaizduotum, kad žmogus 34 metų, čia jau vis tiek jau, tarkim, tie kas bėgioja, anksčiau būdavo laikoma, kad viskas jau, tai karjeros pabaiga, žinai, tokiam amžiuje, o tu realiai savo sportinę formą esi savo pike. Neįtikėtina. Šitam dalyke, ultra bėgime, tai yra jaunystė, toks amžius. Tai mūsų Aleksandras Sorokinas, kuris turi pasaulio rekordą 42 berods dabar, ir toliau varo, ir toliau gerina dalykus. Ir kažkaip dar visai netrodo, kad čia riba jau būtų. Bėgimo klubas, šiaip kuriam tu priklausai, yra Love Streams Running, ne? Šiaip mes su Joną Žakaitį buvom kažką pasikalbinę, nežinau, galbūt matei, labai įdomus pokalbis ir mane labai nustebinęs. Ir šiaip nėra labai žiūrimas, nes daug kas galvoja, kad tai apie bėgimą pokalbis, bet iš tikrųjų ten bėgimas yra tik tai kaip tarp eilučių tokia tema ir mes kalbam visiškai apie ką kitą. Mano treneris. Jo, tai man įdomu, kiek tu jauti, nes ten, bent jau man toks įspūdis, aš nepriklausau tam klubui, bet kad ten yra tokia faina labai bendruomenė. Žinai, kiek tau pačiam svarbu tas toks bendruomenės jausmas būtent tam klube? Ar tai jauti? Jo, labai nuostabi tikrai bendruomenė, labai palaikanti ir tam pačiam bėgime paskutinės valandas atbėgo ir ten šalia kiek legalų yra prie trasos bėgo ir labai palaikė ir labai dėkingas už tai esu ir ten visiems padėkojau. Tik tai aš tai gal jaučiuosi, kad tiesiog nespėčiau fiziškai dalyvauti aktyviai pats dar kažkokiai bendruomeniai irgi, nors labai norėtųsi gal truputį tam daugiau laiko skirti. Bet čia kiekvieno turbūt gal pasirinkimas. Aš gal irgi esu labiau iš tų žmonių, kurie arba tyloj tiesiog mintim duotų paplaukėti bėgiojant, arba su audio knyga. Dar irgi labai vertinu tą galimybę tiesiog išeiti iš namų ir pradėti sportuoti iš karto ir pabaigus iš karto atsidurti namuose, o ten jau reikalauja susitikimo, kažkur atvykimo, tam tikrų laikų. Tai, tai nepasakyčiau, kad labai aktyvus klubietis esu. Okay. Ką tau dar duoda bėgimas? Nes šiaip kažkaip keista, žinai, pagalvoju, atrodo, tu turi sėkmingą verslą, žinai, turi žmoną, turi gyvenimą, bet tiek daug dėmesio skiri bėgimui. Kažkas turi būti tame. Žinai, labai norėtųsi atsakyti prasmingai, vėlgi šitą klausimą, bet aš tiesiog nežinau. Nuoširdžiai, žinok, nežinau. Tiesiog čia iš tų dalykų, kurį darai ir negaliu tiksliai pasakyti, kodėl.
kai kurias, nežinau, dirbi, kad galėtum save išlaikyti ir turėt kur gyventi ir valgyti ir veikti dalykus, kuriuos nori daryti dar papildomai. Šeimą kuriesi, nes nori artumo, palaikymo, meilę jaust ir gauti atgal. Bėgiot kodėl? Aš galėčiau atsakyti atsakymais, kurie skambėtų teisingai, bet jie nebūtų man iš širdies. Galėčiau atsakyti, kad tai yra dėl prasivalymo, kad tai yra nuo atitrūkimo, kad tai yra fiziniam palaikymui, kad man padeda balansą tarp proto jausti ir savo kūno, būti labiau savo kūne, labiau fiziškai save suprasti. Bet iš tikrųjų nemanau, kad aš dėl to šitos dalykus darau ir atvirai sakant, neturiu savo atsakymą. Ir gan net keista, tiek laiko atrodo kažkam dalykui skirti ir nežinot, kodėl tu jį iš tikrųjų darai. Bet tuo pačiu prisipažinsiu, yra labai faina neturėti savo atsakymo kažkokiam dalykui ir tiesiog jį daryti. Tai čia vienas iš nedaugelių dalykų, gal kuriuos turiu, kurie nėra labai kažkuo paremti, kurie nėra iš išskaičiavimo, kurie nėra iš aplinkos kažkokio tai spaudimo, nieks to neprašo, kaip tik daugiau prašo nebėgioti, daugiau būna situacijų, kur tikrai visai aplinkai būtų patogiau, jeigu to nedaryčiau. Pačiam būtų patogiau to nedaryti turbūt. Turbūt yra geresnių galbūt būdų ir kuklesnių palaikyti savo kūno balansą. Bet tiesiog darai ir be jokio pagrindo, ir be jokio paaiškinimo, bet turbūt norisi tą daryti, nes jeigu nesinorėtų, nedarytum. O bėgiotum, jeigu, kaip čia sakai, niekas apie tai niekada nesužinotų? Esu pagalvojęs apie šitą dalyką. Bėgiočiau. Manau, kad bėgiočiau. Manau, kad nebėgiočiau tiek, kiek dabar. Žinau, kad mane stipriai motyvuoja vien tas faktas, kad aš savaitės gale turėsiu į Excelį surašyti treneriui, kaip man sekėsi. Ir aš neseniai jam sakiau, kad ten, pavyzdžiui, prašo pagal tam tikrą širdies plakimo ritmą bėgiot. Aš sakiau, kad sapnavau net paskutiniu metu, kad rašau Excel'yje pasiaiškinimą tau, kodėl netokiu pulsu bėgioju. Aš žinau, kad ten nėra tokio spaudimo ir čia nėra kažkoks, kad tai būtų, kad čia olimpietis koksai būčiau ir mūsų abiejų karjera priklausytų nuo to, ten, kaip man seksis. Tiesiog vienas iš žmonių, kuris treniruoja, jam smagu tikiuosi, man smagu. Bet yra kažkoks toks atskaitomybės pojūtis, kuris padeda tikrai labiau stengtis ir tiek tikrai nesistengdavau, kai pats vienas tą darydavau. Bet iš kitos pusės gerai tu sakai, ar yra bėgimas, kurio į Stravą nesu automatiškai kėlęs iš laikrodžio? Nežinau. Jeigu žinočiau, kad esu be visiškai nieko ir galiu išeiti pabėgioti, ir niekaip neužsifiksuos tai, ir tarkim su kažkuo susitarsiu, kad niekam negaliu apie tai pasakot, ne 6 kartus per savaitę turbūt išeičiau. Bet vis tiek kūnas prašytų tą daryti. Jo, turbūt, kad pasikeistų, nes dabar tu vis tiek kaip ir sieki tam tikro rezultato, nes pas tave yra orientacija į rezultatą, kas man yra labai dar nepažįstama, bet įdomu, sakau, tiesiog man pažinti. Tai ir dėl to tu iš tikrųjų negali praleisti, nes tada kiekvienas bėgimas yra labai svarbus. Geras. Noriu dar šiek tiek pakalbėti apie tavo vienatvės poreikį. Tu esi kažkur minėjęs, kad tau svarbu skirti laiko pabūti vienam. Tiesa? Tiesa. Kaip tau sekasi tą įgyventi? Aišku, bėgimas šiaip yra labai geras pasteisimas tam. Pasteisimas aš turiu omeny, ypatingai jeigu tu esi santykiuose, kur antras žmogus galbūt nori kuo daugiau to laiko kartu, plus tu turi įmonę ir visą kitą. Kaip tau, kokiais dar kitais būdais tau pavyksta gauti to laiko savo? Tiesą sakant, aš jaučiu, jeigu būtų, turbūt nereiktų gal tokių dalykų lyginti, bet jeigu būtų diapazonas, kiek kam reikia vienatvės ir būtų viso pasaulio žmonės susidėlioja, aš būčiau prie tų, kurie mažiau gal jos reikia. Tai visai gerai pasijaučia, kai mes su kolegom barom į workationą kokį nors, kur visi kartu dirbam ir gyvenam ir leidžiam laiką. Ir tu nelabai gali kartais ištrūkti ir tos vienatvės net paturėti. Ir tą vienatvę ir taip galiausiai, pavyzdžiui, turi kambarį kokiam dviviečiam, jeigu ten sanatorija, kokia ten ar viešbutė, pavyzdžiui, varai. Ir pastebėjau, kad man visai yra okei nuo pat ryto ateit, su visais leist laiką ir vienam iš paskutiniųjų išeit ten 12 val. Vakaro
eiti miegoti, kitą rytą atsikelti ir vėl būti su visais. Neatsiranda toks, kaip žinau, kad tikrai nemažai kam yra, kad jau reikia pabūti tiesiog vienam. Man labiau vienam norisi pabūti, kad aš galėčiau ramiai pasižiūrėti skaitliukus nusirašyti, pasižiūrėti, kaip keičiasi suvartojimas, kaip elektros kainos ten kaitaliojasi ir kas nusimato į ateitį. Tokių smulkmenų pasikrapštimų tokių, kuriuos galbūt gali tik vienas pats padaryti, kur dalykai, kuriuos tik vienas pats gali padaryti, pavyzdžiui, gali ir suderinti. Tarkim, man tikrai patinka paklausyti muzikos, kurios su niekuo kartu nepaklausysiu galbūt ir paklausyti labai garsiai. Tai to užtenka važiuojant į darbą ir grįžtant iš darbo, pavyzdžiui, jeigu su mašina varau. Tai man atrodo, tų tokių momentėlių tikrai galima rasti. Aš įsivaizduoju visai kitas reikalas vaikų turint, kur jau, čia jau tampa privilegija tokia, atskirai pabūti. Tai nežinau, sunku galbūt vertinti, kokios dar gali būti aplinkybės gyvenime. Bet atsirėžti kažkiek tai laiko, manau, visada įmanoma. Nors jau visai norėtųsi kokią solo kelionę apturėti kur nors. Senokai būta. Bet yra buvę, ne? Jo, keletą kartų esu išvaręs. Faina. Toks gal nereikėjimas, nėra jokio poreikio derintis nieko su niekuo. Tai su antra pusė nereikia derintis, kur eiti pavalgyti, kas nėra blogai, bet karts nuo karto norisi tiesiog eiti ten, kur čia pat nori. Galėjimas kiek nori, kur nori būt, užsisėdėti arba neužsisėdėti. Ėjimas savais tempais, krapštimasis parduotuvėje tiek laiko, kiek man patinka išskaityti etiketės visokias. Galbūt nedirbimas iš ryto, bet dirbimas iki 2 nakties, nes to norisi tuo metu. Ir toks visiškai pametimas savo ritmo ir tvarkos ir bandymas atsiduoti tam, ko tuo metu norisi. Tai aš taip jaučiuosi, kai kažkur užsienį arba šiaip kažkur gali vienas būti, kad kaip be padarysi, svarbu pačiam gerai. Geras, atpažįstamas labai jausmas šitas yra. Dar aš vieną klausimą norėjau apie tavo verslą šiek tiek paklausti ir tai susiję ir apie bėgimą, aš tau klausiu, dėl ko tu tai darai, man įdomu versle. Tu jau minėjai šiek tiek, kad jums buvo svarbu, vystant tą kultūrą, atrasti, dėl ko mes visą tai darom. Ir aš neatsimenu, ar aš išgirdau atsakymą, ar jūs atradot patys atsakymą, dėl ko jūs tai darot, kaip įprasminot, kokia ta tokia misija atsirado jūsų versle, kuri jums labai žemiška yra. Man atrodo, vienas iš dalykų dar yra tas, kad nereikia savęs labai apgaudinėti, kad tu pakeisi čia visą pasaulį ir kad tu darai patį prasmingiausią dalyką, koks tai gali būti prasmingas. Manau, visi mes tai suprantam, kad dirbame agentūrą ir darom tai dėl to, kad mums yra įdomu būtent tokio tipo darbas. Kad pačios giliausios prasmės, galbūt, kurios tu nori ieškoti, tu galėsi jos atrasti gal kitose užsiėmimuose, bet bent jau tame, ką darai. Jeigu tau patinka pats darbo pobūdis ir tu atėjai čia su to darbo pobūdžiu, galbūt tu gali daryti prasmingiau arba prasmingesnėje aplinkoje. Tai tarkim, jeigu ta aplinka komunikuoja, mes tikrai komunikuojam ir dalinamės savo vertybėm ir tuo, ką darom. Tai man atrodo, čia yra visai svarbus faktorius, nes yra kas gyvuoja vertybėm kažkokiam, pasikuklina, nesako. Vis dar daug tikrai organizacijų aukoja ir nesigiria tuo. Man atrodo, čia turi eiti ir visiems pasakoti šitos dalykus, kuriuos padarai, nes nesvarbu, kad kas nors pagalvos, kad čia savireklama ar kažkokia tuštybė, ar kad ir taip jau visos įmonės ale Pride Month švenčia, vis tiek turi sakyti, nes tikrai bus tokių, kurios to nedaro, tikrai bus tokių, kurios savo CO2 pėdsako neskaičiuoja, kuriam vis dar tai nėra kažkoks prioritetas. Tai, man atrodo, mes visas iniciatyvas, kurias turim ir darom, stengiamės apie jas pakalbėti ir papasakoti viešai. Tai toks pasuponuotas mūsų rinkos, kurioje esam dalykas, kad jeigu mes jau dirbam komunikacijų ir mokam komunikuoti, tai ką mes geriausia galim padaryti, tai iškomunikuoti. Tai tarkim, tvarumo svarba, kurią savo išsikėlėm, ką mes galim daryti tvariau savo organizacijai. Tai nuo ofiso susitvarkymo, nuo atsisakymo ten watercoolerių, elektros žalios ir daug dar visokių kitokių smulkmenų, skaičiavimo CO2, ten kaip atvyksta į darbų žmonės, kompensavimo to. Tai tiesiog visą šitą dalyką mes jeigu padarytumėm, mes padarytumėm tokį mažą skirtumą, atsodinę medžiais visą tai. Ir tai niekada nepriliks labai didelė organizacijai ir tai niekada nepriliks
milžiniškos organizacijos vienam kažkokiam procesų pakeitimui arba šiek tiek geresnio, nežinau, duslintuvo išradimui automobilėje kokiam, tai vis tiek neprilygs tam, ką gali valstybė įstatymų būdu numatyti, bet kuo tai gali prilygti, kad mes apie tai komunikuosim, nes mes mokam, nes jau turim auditorijos. Aš ir asmeniškai turiu auditorijos LinkedIn ir turi auditorijos ir mūsų paskyros ir mes galim nusipirkti reklamos ir mes galim dalyvauti ir mes galim į podcastą nueiti kokį nors papasakoti apie tai ir kažkas žiūrės ir pagalvos, kad kodėl mano įmonė to nedaro, gal jie gali daryti, gal gali pasinaudoti jų pavyzdžių arba gal aš noriu į tą sritį eiti ir daryti tą pokytį. Tai man atrodo, mes tame galbūt didžiausia galim turėti pokytį ir prasme tame. Ir aš kažkaip tikiuosi gal, kad kolegos irgi tai jaučia ir supranta, kad tas kalbėjimas apie tai, kokie esam, yra kažkuo buvimo dalis. Bet čia asmeniškai iš tavęs, ar ne, eina šitas dalykas būtent? Jis manau, prasidėjo galbūt, vis tiek turi pateikti direkciją, bet paskui jisai augo kaip kultūrinis irgi dalykas, kur nejučia mes nesam savo nustatę, bet tarkim kažkokios klientų kategorijos nepriėmė pas save tarp klientų, nors nebuvo pasakyta, kad ten mes nedirbsim su kažkuo, bet ateina toks klientas ir tu jau net žinai, kad net nereikia bandyti pradėti kalbėtis, nes visi kolegos irgi sakys, kodėl mes su šitą įmonę dirbam, nes jinai ten arba tokių dalykų blogų pridarius yra kokių, arba dirba kažkokioj kategorijoje, kuri tikrai nėra sveikintina kryptis valstybėje ar pasaulyje judėti. Tai galiausiai tai persiduoda ir visus ir tas pats tvarumas, kuris jau gali pradėti skambėti kaip nuvalkiotas žodis, bet jis galiausiai įsimena kolegom ir paklausia, kas nežino, kur man mesti šitą šiukšlę ofise, ar ten išjungia šviesas, ar šildymą primažina išeidami. Iki smulkmenų tikrai ganėtinai tokių, kur kelia klausimus, kodėl mes vienkartinės stiklinės atsivežėm į balių, kai važiavo mašinom ir buvo pas vieną mašiną vietos ir galėjom iš ofiso atsivežti. Bet tada diskusija, o tai palauk, tai ar jeigu tas svoris ar mašinoje būnančių stiklinių nepadidins taršos automobilio, ir tokių padiskutavimų, kur suprantu, kad vien tai skatina mąstymą apie tai ir kiekvienas iš mūsų tai nešamės kažkur toliau, į šeimas, pas artimuosius, su draugais kalbėdami, ir kažkaip po truputėlį gali prisidėti prie to pokyčio. Ir tai atrodo net nesusiję su tuo, ką mes darom. Tai kam šitais dalykais iš vis užsiminėti ir kam tik apie tai kalbėti, bet tai prideda tos papildomos prasmės, kurią tu gali kurti, kurią visi kartu būdami galim kurti, net konkrečiai toj srityje nedirbdami. Geras, man šitas pavyzdys labai patinka. Man šiek tiek primena vieną piną, kurį mes turėjom su Milda Mitkutė, viena iš Vinted įkūrėjų, tiksliau Vinted pačia įkūrėja. Taip. Ir jinai būtent kalbėjo apie tai, kad apie veiklos modelius, kai tu turi tam tikrą misiją, pavyzdžiui, tave labai nervina, verda kraujas nuo to, kad vandenynai yra tokie užteršti. Ir tu kaip neturi pinigų, kaip galėtum kažkaip prisidėti prie tos problemos, bet jeigu tu sugalvoji, pavyzdžiui, paraliai sukurti kažkokią tai verslą, kuris absoliučiai nieko su tuo susijusio nedaro, bet jisai tiesiog uždirba pinigus, vien tam, kad galėtų spręsti šitą problemą, tai yra tiesiog genialus būdas iš esmės, spręsti tai, kas tau labai rūpi. Nebūtina komercializuoti patį tą procesą, kurį darai, bet galbūt gali kažką šalia padaryti. Čia labai geras pavyzdys iš tikrųjų tavo. Bet aš kartais pagalvoju, gal net vienas iš dalykų, tik tai toks labai ilgalaikis, yra tiesiog filantropija senatvei, kur tu tiesiog darai pinigus ilgą laiką ir tada vėliau ieškai, kaip juos gali įdarbinti gerų darbų kūrimui. Tai man atrodo, čia toks end goal kiekvieno galėtų būti, kiek tai įmanoma kiekvienam pasidaryti, bet paraleliai eigoje tu gali bent jau kalbėti arba smulkiais kažkokiais gestais prisidėti prie tų tikslų siekimo. Geras. Ar tau per visą tą Captiono istoriją, kiek dabar jau laiko gyvena įmonė? 5,5 gal metų. 5,5 metų. Ar buvo kažkokių momentų, kai, nežinau, norėjusi mesti galbūt? Galvoju, tikrai taip. Kas buvo? Tai toks pats kaip, nuovargis paprasčiausiai. Pirmiausia, visą tai būna nuovargio išraiška. Nuovargio išraiška, vedanti prie demotyvacijos
ir visada atvedanti prie sienos, kurią žinau, kad pats pasistačiau, bet ta siena yra, kad aš neturiu kur dingti iš čia. Aš neturiu kitą pasirinkimą. Yra, jo, iš karto galima, kas nors klauso, galvoja, jo, tu gali tiesiog ten nutraukti veiklas, bankrutuoti, parduoti įmonę, rasti vietoj savęs, kas kažką darys. Easier said than done, tokie dalykai ir tikrai ilgai užtrunka. Ir jo labiau, kad šitas momentas, kuris vis užeina, jis praeina kažkaip tai. Ir tada vėl atrandi džiaugsmą, įsisuki į darbus, supranti, kodėl tau patinka daryti, ką darai, kodėl patinka gal toks gyvenimo būdas. Ir praeina tos mintis. Bet lygiai taip pat esu kalbėjęs tikrai su ne vienu žmogum, kuris panašią veiklą vystė ir ties kažkurių šitų momentų, kuriuos jau teko išgyventi, ne visus gal teko, labai sunkiai pasijunta ir nusprendžia, kad viskas. Arba sutvarkysiu šitą momentą ir tada viską baigsiu, arba ties tuo momentu iš viso pabaigė. Tai teko visokių pragyventi irgi dalykų, tai ir tas pats COVID'as buvo, tada aišku visi, dauguma įmonių turbūt pragyveno momentus, kur ten, nežinau, pusė mūsų mėnesinės apyvartos staiga nusibraukia per mėnesį ir toks, ir iškart išgastis, ir komandai išgastis, ir man išgastis. Ir per tą momentą kaip tik ir toks nukrypimas, bet savo vertybės net gali suprasti, kur tarkim, aš tik po kurio laiko supratau, kad taigi egzistavo variantas mažinti žmonių kiekį. Man net netoptelė. Ir dabar net niekada netoptelėtų, aš manau, nes tiesiog pirma mintis, kuri būna, kaip galim greitai reorganizuotis, kad daugiau pardavėjų pas mus būtų. Ir kaip greičiau galėtumėm grąžinti save į tą buvusį tašką ir susitvarkyti situaciją. Tai, bet čia toks gal nukrypimas, bet toks momentas, arba kai staiga netikėtai vienu metu taip jau sutampa, išeina komandos dalis kažkokia didesnė, arba svarbus žmonės, kur irgi tada atrodo, supranti, kad wow, tikrai nemažai dalykų ant keletos žmonių pečių galbūt buvo, ką dabar daryti, ar čia įmanoma, gal kažkas buvo ten siela iš vis komandos, kaip tai tęsis. Žinau, kad ne vienas tikrai, turbūt visi, kurie kažką įkuria ir dirba su žmonėmis, o ne vieni, išgyvena šituos tokius momentus. Bet juos išgyveni ir arba iš jų pasimokai, arba rauki. Tai kažkaip kol kas pavyksta pasimokyti, pragyventi tuos nenoro dirbti momentus. Dar iki šiol neturiu savo atsakymo, ar man reiktų, pavyzdžiui, komunikuoti kolegom tokį dalyką, kad šiuo metu aš demotyvacijos fazėje nežinau, kiek truks. Dažniausiai susitvarko tarp 3 ir 10 darbo dienų atkarpoje. Bet atrodo, tai ką, aš negaliu būti demotyvuotas, aš negaliu nenorėti. Kodėl kiti turi norėti, tada aš tą organizaciją, o kur mes judam, jeigu čia tai bus, ar čia reiškia, kad viskas, čia nieko tik tai blogyn dabar bus. Toks aš įsivaizduoju, kad gali tokie klausimai kilt, o gal tai yra labai natūralus dalykas. Ir sakytų, kad jo, tai aišku, tai tu irgi turi pačilinti, seniai, neperstemk. Nežinau, tai toks viešas pamąstymas man. Aš kažkaip galvoju, kiek man yra tokių buvę etapų, aš gal individualiai iškomunikuoju su tais komandos narys, su kuriais turiu asmeninius susitikimus, tai, nes jo, tokį, nebent turėt kažkokią vėliavėlių sistemą, bet čia jinai tinka tik tai tiem, kurie visi ofise dirba, žinai. Kepuryčių. Kepuryčių, jo. Pasidėti, jo, čia geras klausimas. Ar tu prisimeni paskutinį atvejį, kai buvo toks epizodas, būtent kuris iš nuovargio? Tiesiog kas pas tave vyko ir kaip tu jį išsisprendai, žinai? Žinok, nemanau, kad yra tam konkretus sprendimo būdas. Aš tai darau tik 2 dalykus. Tai vienas, imuosi kažko smulkaus, kad pradėčiau spręsti. Būna tikrai tokių problemų, kurios atrodo labai didelės ir neišsprendžiamos, bet jeigu nors vieną padarai žingsnelį joms spręsti, tai jau pats geriau dėl savęs jautiesi, ta problema išsisprendusi 0,2%, bet tu jau geriau jautiesi, nes tu jau kažką padarai. Tai nors kažkiek padaryti ir padaryti greitai. Nes ką pastebėjau, kartais problemos, kai jos būna, net pavyzdžiui, greit nesugalvočiau, bet kai jos būna sunkios arba didesnės ir kompleksinės ir tu supranti, kad sprendimas turės ilgalaikių pasiekmių. Norisi ilgiau pagalvoti apie tai. Nedrąsu galbūt iš karto imtis ir kažkaip spręsti.
Bet jeigu nieko nepadarai, net, nežinau, bent pradėti rašytis variantus sprendimo, bent pasikalbėti su keliais žmonėm, kurie galėtų patarti jau kažką, nors kažką padarai, iš karto būna truputėlį ramiau. Ir neneigsiu, labai padeda tiesiog laikas, kad po dienos ar kelių vis tiek atsiras kažkoks dalykas, dėl kurio džiaugsies. Ar ten koks klientas naujas, ar ten pasiseks projektas gerai, ar kažkas iš kolegų kažką gražaus padėkos ar pasakys, arba kas kitas tau pasakys, kad labai gerai jaučiasi ir labai gerai sekasi žmogui ir tu pagalvosi, kad aš čia pergyvenau, o iš tikrųjų, yra labai džiugių dalykų visame tame, ką mes darom. Ir tada kažkaip po jų atsispiri, tuo pačiu ir daraisi dalykus spręstom problemam, ir tada praeina kelios dienos ir laimingas. Okay. O pats tiesiog fiziškai poilsis irgi turi tame, nes kartais, kaip sakai, yra nuovargis, tiesiog kartais reikia tiesiog pailsėti. Tas kaip pailsėta, ne? Nes aš iš to, ką girdžiu, žinai, tavo atsakymę, tu to nepadarai, tu kažkaip, gal tau padeda tas mažas krapštinėjimasis, kažkaip perjungti protą į kitą kažkokį tai režimą. Nežinau. Žinok, taip gerai pagalvojus, gali būti, kad niekada tas poilsis ir nebūna toks tikras atitrūkimo, visko sustabdymo poilsis. Nėra, kad atostogos nepadėtų, bet vis tiek tu pagalvoji kažką tuo metu. Aš net tarp kitko, Zuckerbergas Facebooko, jis anksčiau bėgiodavo labai, bet nutraukė savo bėgiojimą, nes sakė, ir pradėjo muaytajo ar kažką tenais kovot, žodžiu. Nes sakė, aš bėgiodamas tiesiog toliau galvoju apie savo problemas. Ir nepailsi tiesiog nuo jų. Tai yra tame tiesos, kad net ir bėgiojimas kartais gali nepadėti, bet gal visai neįdomus dalykas, bet man atrodo, jeigu kažkas yra blogai, aš tai stengiuosi greičiau įti miegot. Kitą dieną atsikeli ir jau kažkas kitaip yra. Kažkaip truputį kitaip jautiesi. Tikrai labai padeda šitas dalykas. Ir daug primiegot ir anksčiau labai nemėgdavau miego, atrodė laiko švaistimas, pačiu buvo mano super produktyvumo kažkoks etapas, kur su grupioku, pamenu, svarstėm išbandyti tą sumoje 2 valandų per parą miegojimo būdą, kur kas 4 valandas po 20 minučių pamiegi. Ir galvojau, kaip faina būtų visą likusį gyvenimą. Polifazinis, kaip jisai ten miegas. Kažkoks kur atseit jūreiviai naudoja, nežinau. Bet dabar suprantu, kad čia yra tiesiog vienintelis ir paprasčiausias dalykas ir nuo ligų, ir nuo streso. Miegas. Ja. Labai gerai. Ar tu turi kažkokią savo auksinę taisyklę, kurią vadovaujasi? Nežinau, aš tiesiog, prisimenu, dabar užduodamas klausimą, prisimenu, kad man turbūt tai, ką tėvai kalė nuo pat vaikystės buvo, nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Ir čia turbūt, toks atrodo klišė, bet man tikrai iki šiol skamba galvoje. Čia geras, aš atsimenu, būdavo mokykloje anketos, sąsiuvinis, kurį siunti, ten ką myli, koks gyvūnas norėtum būti, dar kažkas. Ir būdavo jau ta frazė, koks tavo gyvenimo moto arba kredo, nežinau, kuo jie skiriasi. Tai čia turbūt kažkuris iš šitų dalykų. Bet tiesą sakant, dar gal truputėlį pabręst, kad būtų galima vienu dalyku apibrėžti, kuo vadovaujasi. Gyvenimo. Gerai, aš manau, mes daug prikalbėjom ir keliaujam į antrą mūsų laidos dalį, kuri bus žymiai trumpesnė. Aš turiu tau keletą klausimų šiek tiek specifiškai apie socialinės medijas, kadangi yra tai tavo tema ir kadangi mūsų kontribyrėmėjų ratai tiesiog galvoju užduos keletą klausimų specifiškai apie medijas ir kaip komunikuoti ir dar keletą tokių klausimų asmeniškai tau. Blitzkeniai rubrikoje Contribui Special tavęs lauks ne tik 10 aktualiausių klausimų PIN bendruomeniai, bet ir atsakymų į klausimus, kurių nespėjome aptarti čia. Su Karoliu leidomės į konkrečius patarimus besiruošiantiems ar vystantiems verslą. Komunikacijos formulė, kam skirti socialiniai tinklai, verslo knygų rekomendacijos. Ši rubrika prieinama mūsų rėmėjams Contribui platformoje. Kviečiu pasižiūrėti trumpą šio pokalbio ištrauką. Kiekvienas turim įgūdžių, kuriuos galima įdarbinti. Tarkim, tu esi su labai mažu biudžetu
arba apskritai su nuliniu kol kas. Iš komunikacijos pusės fokusas, sakytum, jeigu gali pasirinkti vieną dalyką iš visų, daryk tai. Pagalvoti iš savo stipriųjų. Svarbu nepamiršti reputacijos klausimą. Atsijėm šitą patarimą. Tendencijos, ne? Nu, vat, į kur reikėtų galbūt šiek tiek atkreipdėmėsi. Tai nemažai ką yra įsivertinti, bet man atrodo taip galvotrukščiais iš karto nusistatyti, kad, mūsų rinka reklamuojasi Instagram'e, einam Instagram'ą. Yra truputį skuboka. Man liko Baltijos jūrai nusimaudyti 26 kartai gyvenime ir gal aš turėčiau truputį labiau vertinti juos. Aš kartą apie fizinius atributus. Ir kiek gyvenime pasakęs esi dalykų, kurie yra gal kažkam nemalonus, o pats net nepagalvoji, ir kiek nepasakęs malonių, kurios pastoviai pagalvoji. Iš tavo atsakymo apie laimę skamba kaip, kad kažkada tikrai skiriai daug laiko tam klausimui. O, žiauriai daug. Reprodukcija nevyktų po tokių tyrimų. Bet čia jau tau klausimas. Gerai, šį klausimą neatsakysiu, laiko nebeturim. Labai man gera iš tikrųjų iš tavęs išgirti tokį atvirą atsakymą iš tą klausimą. Aš pažiūrėjau šitų podcastų, mačiau, kad žmonės atviri, galvoju. Kodėlgi ne? Prisijung prie PIN Vinio rato adresu contribui.com/PIN ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Contribui rėmėjams taip pat iš ankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, audioteka šortai, seminarai PIN temomis, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi adresu contribui.com/PIN. Kaip jautiesi išklausę šį pokalbį? Kokios mintis kyla? Ką svarbaus išsineši savo? Atsakyti iš šios klausimus kviečiu ne tik komentarų skiltyje. Jeigu jauti, kad pokalbis galėtų būti svarbus ir vertingas artimam žmogui, pasidalink jo, kartu nusiųsdamas ir kelis klausimus diskusijai paskatinti. Nepatikėsi, kokių naujų ir įdomių dalykų gali sužinoti apie esantį šalia. Prieš atsisveikinant, noriu tau nuoširdžiai padėkoti, kad šiandien buvai kartu su mumis. Kitą kartą pasimatysime jau tik kitais naujaisiais metais. Tad artėjant gražiausiams metų šventėms noriu palinkėti paprasto, tačiau labai svarbaus dalyko – klausyti savo širdies. Didieji pokyčiai prasideda būtent tada, kai išgirstame, ką mums jį šnabžda ir pradedame tuo vadovautis. Iki.